Sveiki visi. Ar girdite mane? Yra garsas. Taip. Sveiki visi susirinkę į smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos organizuojamus kursus architektams. Em, Taip, matau dar aktyviai besijungiančių žmonės. Aš tuoj priimu ką tik atėjusius į susitikimą. Taip, tai šiandien pirmasis pranešėjas bus Haroldas, atstovaujantis Rookie Project. Em, Haroldai, jūs mane girdite? Girdžiu puikiai. Gerai. E, Taip, tai drąsiai klauskite po seminaro arba galite rašyti į chatą tiesiog klausimus. Pranešėjas atsakys po pranešimo, taip? Būtinai. Gerai, tai Haroldai galime pradėti, ne? Tai turbūt taip, tada dalinuosi ekranu. Matot pilną vaizdą turbūt, ar ne? Tai jo, kaip ir jau minėjau, esu Haroldas iš Rookie Products. Šiandien papasakosiu šiek tiek apie Atsiprašau, Rookie. Haroldai, palaukti, aš dar jūsų nematau skaidru. Mes matom. Jūs matot skaidrus, ne? Tai turbūt. Gerai. Nematom skaidrių, matom tik seminaro pradžią. Taip. Kaip ir Ar aš dabar čia pasidalinęs. kažkaip po sekundėlę. Kaip matysit, visi taip patvirtinkit. Matau, kad čiate rašo, kad matot, tai Ne, nematom. Dalis nematom. Tas pats va pranešimas kursą architektams. Dabar turėtumėt matyti. Dabar matom taip. Tai puiku. Gerai, galim pradėti. jo, tai pašalinom nesklandumus, pradedam tada. Tai jo, esu Haroldas dar kartą, Rookie Products ir šiandien pakalbėsim apie firewall sistemą, ugniasinę sistemą. Po truputį keliausim link jos, pakeliui aptarsim bendrai apie daugiasluoksnės plokštės, liaudyje žinomas kaip sandwichus, ir pabandysim kuo daugiau išsiaiškinti, tai gumos netempsiu, galim pradėti. Tai pirmiausia, kaip ir sakau, pradžiai trumpai apie pačius sandwichus. Visiems puikiai turbūt žinoma, kad daugiasluoksnės plokštės yra turbūt vienas efektyviausių ir našiausių būdų statyti tiek išorės, tiek vidaus sienas, ypač kai tos sienos yra statomos gamykloms, sandėliams ar panašiems didelių gabaritų pastatams, kai kalbam apie 1000 kvadratinių metrų. Tai greitas, paprastas, bet tuo pačiu ir užtikrinantis geras termoizoliacinės savybės bei sandarumo savybės produktas. Iš esmės jau tikrai ne vieną dešimtmetį yra populiariausias produktas pramoniniai statybai. Paskutinės tendencijos, ką pastebim iš tiesų, kad ne tik pramoninė statyba perima šitą produktą, bet ir visuomeniniai, net ir gyvenamoji statyboje karts nuo karto jau pastebim projektų, kur yra įprojektuotos būtent daugiasluoksnės plokštės. Bet dažnu atveju, be tų jau mano minėtų gerų sandarumo ir termoizoliacinių savybių yra dar reikalaujama ir priešgaisrinių savybių. Tai iš esmės pačius sandwichus galim suskirstyti į turbūt dvi pagrindinės grupės. Tai būtų su PIR užpildu arba poliuretano užpildu paprasčiau ir mineralinės vatos užpildu. Tai pirinės plokštės, aišku, jos pasižymi labai gerom termoizoliaciniam savybėm, bet nėra tokios geros kovojant prieš liepsnas, prieš ugnį. Tai pati degumo klasė jau bent jau Rookie plokščių yra BS2 ar BS1, o atsparumas ugniais retesniais atvejais, sakykime, yra iki 60 minučių, bet dažniausiai jau
pirinės plokštės naudojamos tais atvejais, kai reikia 15-30 minučių atsparumo ugniai. Kita grupė, kaip minėjau, mineralinės vatos šerdės užpildo. Tai šios plokštės jau iš tiesų pasižymi tikrai aukšto atsparumo ugniai ir netgi pačios ploniausios, sakykime, ką mes siūlom, 100 mm plokštės jau prasideda nuo 60 minučių atsparumo ugniai. Aišku, ir ta pati degumo klasė jau A2 klasė, tai aukštesnė klasė. Na ir galimybės iš tiesų mineralinės vatos plokščių, kalbant apie atsparumą ugniai, iš tiesų yra gana didelės ir maksimaliai esam įsitestavę ir iki 4 valandų, tai yra 240 minučių. Retais atvejais, bet kartais prireikia ir tokių atsparumo ugniai. Toks vienas labai turbūt svarbus irgi kriterijus ir niuansas, ką norėčiau paminėti ir ką pastebim dažnai gana, kad sienoms reikalavimas yra keliamas REI, tai yra visos 3 raidės. Tai iš esmės, kaip matot skaidriai, tokį trumpą paaiškinimą, sakykime, R iš esmės aprašo patį apkrovų laikymą, E yra vientisumas, tai kad ugnis nepraeitų į kitas patalpas. Ir raidelė yra izoliacija, tai reiškia, kad kita pusė, ugnies neveikiama pusė, gaisro neveikiama pusė neperkaistų. Sandvičas pats iš savęs nėra apkrovos laikantis produktas, jis turi būti tvirtinamas prie apkrovos laikančio karkaso, tai iš esmės tą R raidelę turėtų ir pasiimti pats pastato karkasas, tai yra ar kolonas, ar tai būtų metalinės, ar gelžbetonio kolonas. O jau tada tą vientisumą, kad nepraeitų ugnis į kitas patalpas ir izoliaciją, jau pasiima sandvičas. Tai tokį reikėtų tais atvejais, kai reikalavimas yra REI, reiktų žiūrėti šiek tiek kompleksiškiau ir priimti kartu ne tik tai sandvičą, bet ir visą laikantį karkasą. Tęsiant ugniasienių temą, irgi noriu paminėti, kad visada reikia įsivertinti ir kitas tokias, sakykime, ribojančias sąlygas. Tai kiekvienas daugiasluoksnių plokščių gamintojas, norėdamas deklaruoti tam tikras šių plokščių savybės, turi, aišku, pasidaryti fizinius bandymus. Po bandymų gaunama ataskaita, kurie yra nurodomas įvairios tos sąlygos, kas būtent buvo vertinama bandymo metu. Pats degumo protokolas, sakykime, dažniausiai nėra viešinamas, tačiau tos vertės, kas yra apibrėžimo protokole, visada bus nurodomas eksploatacinių savybių deklaracijai. Tai pačioj skaidriai matot fragmentą jau iš raporto, ne iš eksploatacinių savybių deklaracijos. Ir šiame raporte ir yra apibrėžiamos tos kai kurios ribojantis kriterijai, kuriuos reiktų atkreipti dėmesį. Tai trumpai per visus juos ir pereikim. Pirmas iš tokių, tai yra plokštės montavimo kryptis. Tai kaip ir pažymėta pačiam raporte, matot, kad šiuo atveju buvo bandomos vertikaliai montuotos plokštės. Horizontaliai ir vertikaliai montuojamos plokštės iš esmės tiek gaisro metu, tiek negaisro įprastomis sąlygomis veikia visiškai skirtingai. Tai dėl to būtina atkreipti tai dėmesį į būtent montavimo kryptį. Išskirtinais atvejais dar be krypties irgi yra nurodoma netgi ir pusė gaisro, tai yra ar iš vidaus, ar iš lauko, ar iš abiejų pusių gali veikti ugnis. Tie išskirtiniai atvejai dažniausiai būna naudojant daugiasluoksnės plokštės su paslėpto tvirtinimo jungtimi, su paslėpto tvirtinimo spina. Kaip mato, čia yra standartinis sandvičas, tai jo spina yra simetrinė, tai jokio skirtumo iš esmės ar iš vienos ar iš kitos pusės veiks ugnis. Paslėpto tvirtinimo jungtis yra nesimetrinė, dėl to tas niuansas taip pat turi būti įvertintas. Kitas, turbūt pats pagrindinis niuansas, tai yra pats atsparumas ugniai. Tai šiuo atveju testuotos bandytos plokštės buvo įvertintos ties 45 minutėm ir ties 60 minučių. Bet vėlgi, vien šito neužtenka vertinti, nors dažniausiai gaisrinės saugos projekto dalyje būna nurodymas, kad EI KEM5, EI 60, EI 180 ar panašiai.
Tai vien to pasižiūrėję į daugiasluoksnės plokštės specifikaciją mes negalim paimti kaip vieno ir iškart naudoti. Bet vienaip ar kitaip nėra kažkuo mažiau reikšmingas dalykas. Trečias ir paskutinis, sakykime, bet tikrai ne mažiau reikšmingas niuansas, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai maksimalus galimas tarpatramis plokštė. Šiuo atveju minėtos bandytos plokštės, gramatinė klaida, redakcinė klaida teste 120, nors iš tiesų buvo bandytos 200 mm plokštės, tai jos gali stovėti, tarkim, iki 60 minučių, kai yra numatyta, kad maksimalus tarpatramis 4 metrai. Vieną dalyką noriu pabrėžti, kad nereiškia, kad pati plokštė gali būti tik tais iki 4 metrų ilgio. Plokštė gali būti ir, tarkim, 8 metrų, jeigu mes turim triatramę schemą, tai yra kas 4 metrus mes turim po atramą. Tai įsivertinant visus šios kriterijus, tai yra montavimo kryptis, atsparumo ugniai reikalavimas ir maksimalus galimas tarpatramis, mes jau nusistatom, ar ta plokštė tinkama šitai situacijai konkrečiai ar netinkama. Jei netinkama, ieškom alternatyvų, ar tada papildomi kažkokie tarpatramiai atsiranda ir panašiai. Tai tų išeičių visada yra, bet kaip ir minėjau, negalima paimti, tarkim, atsparumo ugniai reikalavimo ir jį vieną naudoti kaip pagrindinį kriterijų. Trumpai apžvelgiame, kaip atliekamas pats bandymas, kas iš tiesų vyksta. Tai kaip jau sakiau, plokštės yra realiai bandomos fiziškai, tai yra su tikra liepsna, nieko neslepiant ir nesiremiant vien tik tai skaičiavimais kažkokiais ar formulėmis. Tiesiog dedamos plokštės į krosnį ir deginamos. Pačių testų metodika yra orientuota išbandyti pačias plokštės. Tai yra pačių plokščių atsparumą, kaip jų jungtis, ta vadinama spina susijungia ir ar pačios plokštės išlaiko keliamą reikalavimą. Išbandomas yra jau, kaip ir sakiau, skirtingomis kryptimis ir skirtingais būdais pritvirtintos plokštės, tai kaip ir mato šituose mazgų fragmentuose gali būti tvirtinamos tiek iš abiejų pusių trumpais varžteliais ar kaip standartiškai daugiasluoksnės plokštės montuojamos kiaurai per visą jos gylį. Tai tokie keli variantai tik tais galimi toj krosnį. Laboratorijose krosnis dažniausiai netitinka realių sąlygų ir yra, sakykime, sąlyginai gana mažas. Dažniausiai būna apie 3:3, yra ir laboratorijų su didesnėm krosnėm, bet toks tipinis variantas dažniausiai 3:3. Tai dėl šios priežasties testų rezultatai iš dalies, kaip ir sakau, neatspindi didesnių gabaritų sendvidžų elgsenos realaus pastato atveju. Dėl to didesni plokščių ilgiai yra jau tada perskaičiuojami ir vertinami pagal tam tikras metodikas. Prieš kelis metus buvo atnaujinti gaisrinės saugos šitie standartai būtent. Tai situacija šiek tiek pasikeitė, nes seniau iš tiesų buvo gana paprasta, mes išsibandom toj pačioj krosnį 3 metrai ant 3 metrų ir tada į ilgesnį plotį, į ilgesnį laikomumą, jeigu mums reikia, tai mes tiesiog interpoliuojam tuos gautus rezultatus ir tinka, netinka. Dabar jau to nėra, ką išsibandėm, pagal metodiką nustatytas, koks tas maksimalus ilgis gali būti ir tą turim. Kiek žinau, planuojami vėl nauji pakeitimai kitais metais, tai turėtų būti vėlgi atnaujinti tie standartiniai ilgiai, bet šiaip daugelis plokščių tipinėm situacijom, tipinė situacija, aš vadinu, 6 metrų tarpatramis, tai dažniausiai tenkina. Kitas niuansas irgi yra tas, kad, kaip ir sakiau, tos krosnės gana paprastos ir tų variantų išbandyti nėra labai daug. Tai vėlgi pastebėjom, kad rinkoje poreikis atsiranda, nežinau, ar dėl noro apsidrausti, ar dėl ko, bet gaunam tokių komentarų, kad ir patys mazgai, sujungimo mazgai turi būti sertifikuoti. Na, iš tiesų, kaip ir skaidriai nurodžiau, metodikos sudėtingesnių mazgų ar sujungimų testavimui nėra numatytos. Kiek teko pačiam irgi bendrauti su mūsų gaisrinių tyrimų centru irgi, tai jie patvirtino šitą. Iš esmės, kažkokį bandymą būtų galima padaryti, bet tas bandymas ir būtų bandymui. Tai yra metodikos aiškios nėra, tai ar mes
esam tikri, kad išbandėm taip, kaip reikia? Ne. Ar galim kažką sertifikuoti, kažkokį mazgą ar kažką vėlgi? Ne. Dėl to čia jau prasideda skaičiavimai įvairūs, simulacijos ir vertinimai tiek technologų, tiek mokslininkų ir panašiai. Tai apie tos dar vėliau irgi šiek tiek pašnekėsim. Kaip jau buvau minėjęs, daugiasluoksnės plokštės gaisro atveju veikia gerokai kitaip nei įprastomis sąlygomis. Manau, verta atkreipti dėmesį į plokščią elgseną ir ją šiek tiek panagrinėti pačio gaisro metu. Tai atliekant plokščių bandymus yra naudojamas standarto aprašyta, tai pavadinkim, standartinė liepsna, kurios grafiką čia ir matot skaidriai. Tai temperatūros keitimas gana spartus iš pradžių, paskui lėtėjantis. Pačios daugiasluoksnės plokštės laikantysis elementas iš dalies yra plieno skardos iš vienos ir iš kitos pusės. Šitam grafikė dešinėje apačioje galit matyti, kaip plienas praranda savo laikomąją galią, keičiantis temperatūrai. Tai pasiekus 400 laipsnių, laikomoji galia gana sparčiai pradeda kristi. Ir jeigu lygintume abu du grafikus, tiek vieną viršuje, tiek apačioje, tai pasižiūrėję detaliau gali matyti, kad pasiekus, tarkim, po 15 minučių temperatūra liepsnos jau būna apie 750 laipsnių ir laikomoji galia plieno skardos lieka tik 18%. Jau yra tikrai mažas procentas likęs. Judant į priekį, dar po 15 minučių, tai yra jau po pusės valandos, lieka vos 9%, tai tik tais 1/10 nepilnas. Ir važiuojam toliau, praeina dar pusvalandis arba iš viso valanda ir plieno laikomoji galia vos 5%. Tai iš tiesų jau net negalim skaityti kaip laikančiojo, na ir galiausiai po 2 valandų laikančioji galia lieka tik tais 3%. Vienaip ar kitaip. Galim daryti tokią išvadą prielaidą, kad plienas iš esmės tampa mažai efektyvus jau po pirmų 15 minučių, netgi ir mažiau šiek tiek, nes tas šuolis laikančiosios galios gana staigus yra. Bet tai nereiškia, kad sandwich plokštė jau nebeveiks pati, nes, kaip ir sakiau, tik iš dalies skardai yra laikantis elementas. Nes, kaip ir minėjau pačioj pradžioje, vatinės plokštės yra bandomos net ir iki 4 valandų ir jos stovi kuo puikiausiai. Kitas dar toks niuansas irgi, ką kolega buvo paminėjęs man pokalbio metu vieno, tai standartinė ugnies kreivė iš esmės yra standartinė. Gaisro atveju gali būti įvairių ir viršutiniam dešiniam grafiką matot papildyta įvairiom simulacijom gaisrų. Tai priklausomai nuo degių elementų, kas yra saugoma sandėliuojama patalpose ar kas gali sukelti gaisrą. Tai tas gaisras gali piką pasiekti ir iki 5 minučių ir jau temperatūra virš 1000 laipsnių, kitu atveju temperatūra gali ir nepakilti virš 800 laipsnių. Tai vėlgi, tokios situacijos sunku apibrėžti, bet vėlgi, dėl to mes ir turim tą standartizuotą liepsnos versiją. Judam toliau, tai po ilgų bandymų realiai matote tokį vaizdą. Tai yra daugiasluoksnė plokštė, kuri būtent ir buvo išbandoma 4 valandom. Išorės skardos praktiškai visiškai nebelikė, tik tais nuotrupos kažkokios. Bet, kaip ir minėjau, plokštė matom vis tiek stovi, jin ugnies nepraleidžia į kitą pusę, jin pati nesudegė. Ir pagal testo rezultatus kita pusė, gaisro neveikiama pusė, jin iš esmės ir neįkaito iki didesnės temperatūros nei yra leidžiama. Dar vienas toks niuansas, kad plienas pasiekė savo, nepasiekė, bet sumažėjo jo laikomoji galia, tai dar nereiškia labai daug, nes iš tiesų po kelių minučių gaisro pirmiausia paveikiami yra klijai. Jie iš esmės praranda savo savybės vos prasidėjus ir vos temperatūrai pakilus. Tai tokiu atveju
sandvičui lieka tiktais viena skarda, kuri nėra paveikta to šilumos. Iš esmės, normaliom sąlygom sandvičą vertinam ir jo veikimą vertinam kaip sijos. Na, o kai prasideda gaisras, kaip ir jau minėjau, vienos iš skardų nebelieka, tai tos daugiasluoksnės plokštės veikimas realiai virsta į virvės elgesį. Dėl to ir yra būtina imtis įvairių papildomų skaičiavimų, norint įvertinti, nes vienaip ar kitaip tas skaičiavimas, kai elgsena ne kaip sijos, yra daug sudėtingesnis ir kompleksiškesnis, tai būtina įsivertinti ir tuos niuansus. Dar, kad geriau suprastume ir įsivaizduotume daugiasluoksnių plokščių elgseną, siūlau kelias principinės vietas, schemas, tokias, sakykime, panagrinėti. Tai pirmas variantas - horizontaliai montuojamos plokštės, ugnis pirmoje pusėje, galim sakyti, išoriniai pusėje. Ir realiai įsivertinam, kad vienoje pusėje temperatūra aukšta, skardos laikomumas mažas arba visiškai neefektyvus, kita pusė arti kambario temperatūros pilnas efektyvumas. Tai tokiu atveju, kas vyksta pagal standarto aprašymus ir standartinė fizika, sakykime taip, liepsnos pusėje slėgis gerokai padidėja, dėl to plokštė pati išlinksta ir tokio išlinkimo atveju galime įvertinti, tarkim, principinę detalę, tai vertikali siūlė tarp sandvičių plokščių, kuri iš esmės yra tas kritinis taškas gaisro atveju, sakykime, nes per sandvičių plokštę liepsna tikrai nepraeis, jeigu nebus pažeisti tvirtinimo elementai. Tai tokiu atveju, jeigu mes dar, kaip matot, irgi pats antplyšis yra ne tik tais, kad skardelė uždėta skardos lanksnys, bet papildomai įdėta ir keli vatos sluoksniai, kas apsaugo pačius sraigtus. Automatiškai sraigtų nevertinam kaip visiškai perkaitusių, jos vertinam dar su vidutinė laikomąja gale. Apkrovos pagrindinės atsiranda tokiu atveju apatiniai skardoj ir automatiškai kritiniai tvirtinimo elementų taškai būtent yra ties tvirtinimu į koloną, ar tai metalinė būtų ar betoninė, tai sraigtai gali būti nukerpami šitoje vietoje dėl atsiradusių apkrovų. Kitas variantas, ką dar galima apžiūrėti, irgi ta pati schema, horizontaliai montuojamos plokštės, ugnis tik šiuo atveju būtų vidiniai pusiai. Vėlgi situacija ta pati, viena skarda visiškai neefektyvi, kita standartinės sąlygos. Padidėjęs slėgis ugnies pusėje, plokštės išsilenkia į viršų, šiuo atveju į viršų, į išorę. Mazgas iš esmės toks pat, tik tais, kad šiuo atveju jau veikiančios jėgos šiek tiek kitokios ir kritiniai tvirtinimo elementai šiuo atveju yra visuose 4 taškuose. Tai yra į metalinę koloną tvirtinant iš esmės sumažėja jų laikomoji galia, nes jau pati kolona, kad ir apsaugota papildomų vatos sluoksnių, vis tiek praranda šiek tiek savybių. O šitą vietą vėlgi atsiranda pavojus, kad plečiantis sandvičam, jie tempiasi į viršų ir gali čia atsirasti vėlgi plyšys. Tai tų situacijų iš esmės yra labai daug ir čia tik tais keletą vietų aptariam, kad suprastume tiesiog bendrą vaizdą, kaip kas vyksta gaisro atveju su daugiasluoksniam plokštėm. Jeigu kažkas turėsi daugiau klausimų ar giliau norėsit pasigilinti, tai visada galite susisiekti tiesiai su manim ir jau panagrinėsim esminės vietas atskirai, nes tai iš esmės kiekvieno projekto metu vyksta. Bet rūkis, kaip visada, yra skaidrus ir nieko neslepia, sakykim taip. Visada norim palengvinti darbą tiek projektuotojams, tiek architektams.
Tad tų standartinių vietų, kiek galėjom, tiek išsprendėm ir visus mazgus jūs galite rasti pas mus internetiniai svetainiai. Tai čia toks trumpas kelias, kaip juos pasiekti, kaip juos surasti. Prieinami viešai, nieko nėra paslėpto ar kažko tokio. Tik tais šitoj vietoje tokį vieną dar labai svarbų dalyką norėčiau pabrėžti. Šiuos mazgus, ką rasit mūsų internetiniai svetainiai, griežtai rekomenduoju naudoti tik tai su rūkį daugiasluoksne plokšte. Kartais atrodo, kad nieko čia skirtingo, kitas gamintojas, pridėsim tuos pačius mazgus, viskas ok, bet kaip minėjau, šitie mazgams sukurti atlikom tiek detalius skaičiavimus, tiek įvairias simulacijas su gaisrinės saugos mokslininkais ir inžinieriais, tai visą reikiamą informaciją, ką mes įdėjome tos skaičiavimus, naudojom būtent iš mūsų produktų ir mūsų rekomenduojamų priedų. Tai tiek plieno markės, tiek užpildų tankumai, tiek užpildų savybės, tiek lankstinių, vėlgi geometrijos ir panašiai. Ir kiekvienas tas elementas realiai gali lemti, kad principinės detalės veikimas gaisro atveju bus visiškai kitoks. Tad paimti ir perkelti šitų mazgų ant kito produkto tikrai nerekomenduoju, nes koks bus galutinis rezultatas, turbūt nelabai kas žino ir kas gali pasakyti ir galiausiai nelabai kas norės už tuos priimtus sprendimus atsakyti. Tai, sakau, apžvelgti galima labai daug ir plačiai šitoj gaisrinių mazgų daly, bet turim ribotą laiką, tai judam į priekį ir prieinam tą pagrindinę temą, rūkį firewall sistemą. Tai pakalbėkim apie šitą sprendinį. Šis sprendinys iš esmės yra skirtas kiek kitokiai ugniaseniai, tai firewallas yra skirtas būtent prieš gaisrinėms sienoms arba kitaip vadinamiems ekranams. Jeigu trumpai, tai kuo skiriasi ta ugniasienė nuo prieš gaisrinės sienos, esminis skirtumas yra tai, kad ekranas turi atlaikyti ne tik tos jau anksčiau minėtus sandarumo ir izoliavimo testus, bet jis papildomai turi atlaikyti ir mechaninio poveikio testus. Rinkoje dažniausiai iki šiol, kiek pastebėjom, buvo naudojamos, taip galiu pavadinti, sunki konstrukcija, tai būtų mūro siena ar kažkoks kitas panašus sprendimas. Tačiau tokioms sistemoms būtini pamatai, kiti papildomi darbai, tai tuos darbus vėlgi ne bet kuriuo metų laiku gali atlikti, reikia tam tikrų sąlygų, tai rūkį pirmieji ir kiek žinau, vieninteliai šiuo metu rinkoje siūlo būtent tokią priešgaisrinę sistemą iš lengvos konstrukcijos, tai numatant pastato kolonas galima montuoti sandwich plokštės ir turėti priešgaisrinę ekraną. Užtikrinti sistemos tinkamumą mūsų inžinieriai šiuo metu yra pateikę 2 patentus patentų biurui. Kol kas dar laukiam patvirtinimo, bet ten procesas dažniausiai užtrunka keletą metų, tai artimiausiu metu tikimės kažkokio atsakymo. Bet vienaip ar kitaip, kol tas procesas sukasi, kol laukiam patentų patvirtinimo, mes visą sistemą išsibandėm ir jie atitiko tos mūsų išsikeltus reikalavimus, rodiklius. Tai protokolus gavome, į produkto eksploatacinių savybių deklaraciją jau esame įrašę tą papildomą eilutę su būtent EIM reikalavimu, kuri ir patvirtina, kad ši sistema gali būti naudojama kaip priešgaisrinis ekranas. Kadangi pats firewallas, šita sistema nėra tokia labai paprasta, tai šiuo metu turime 2 variantus. Tai yra su 200 arba 230 mm storio plokštėmis. Plokštės yra gaminamos naudojant 0,7 mm skardą, kas yra, iš tiesų labai plonas metalas iš tiesų atrodo, bet su daugiasluoksniam plokštėm tik išskirtinais atvejais naudojamas, tai tas vienas iš išskirtinių atvejų yra būtent firewallas. Dažniausiai pati skarda būna dar plonesnė, bet kaip ir minėjau, ši sistema testo metu ne tik, kad yra negailestingai deginama, bet po to dar ir bandoma mechaninių poveikių, tai dėl to reikia šiek tiek pastorinti tą metalą.
Žinoma, pasiekti testų reikalavimus galime tik su mineralinės vatos užpildo plokštėm, nes vėlgi žemiausias reikalavimas, ką pasiekėm, yra I60. Ir kitas apribojimas yra plokščių montavimas, tai Rookie Firewall sistemą galima montuoti tik tais horizontaliai plokštės. Su paviršių padengimais kiek paprasčiau, čia ribojimui šiek tiek mažiau, sakykime. Vienintelis toks niuansas, kad, kaip minėjau, ta 0,7 mm skarda nėra dažnas atvejis, todėl sandėliuojam tik kelias spalvas. Žinant tai, kad dažniausiai firewallas prieš gaisrinę sieną bus naudojama patalpų viduje, o patalpų viduje turbūt 95% daugiasluoksnių plokščių yra baltas, tai viskas ok su tuo, baltą spalvą tikrai turim. Yra galimybė ir rinktis spalvas pagal projektą, tik tais reikia žiūrėti tada projekto dydį. Jeigu kiekiai mažesni, tada šiek tiek sudėtingesnės sąlygos pasiūlyti tą jau reikiamą atspalvį, bet vienaip ar kitaip, bet kokiu atveju stengiamės bendradarbiauti ir rasti bendrą tą sprendimą. Šiek tiek gal detaliau pasižiūrėkime techninės plokščių specifikacijas. Tai vienaip ar kitaip plokštė turės veikti ne tik tais kaip ekranas, bet ir termoizoliacinė siena ir panašiai. Tai, kaip sakiau, 2 variantai. U vertės, kaip matot, nėra labai žemos, sakykime, bet vien dėl to, kad firewallai vėlgi keliami aukšti prieš gaisriniai reikalavimai, reikia naudoti tankesnę vatą automatiškai ne taip gerai izoliuoja šilumą. Vienas iš tokių pastebėjimų, gal kas išsiskiria su firewall sistemos plokštėmis, tai jų svoris. Jeigu rinktumėmės 230 mm storio plokštę, tai jos kvadratinis metras sveria apie 40 kg. Tai jeigu įsivaizduotume, kad standartinės plokštės 6 metrų ilgio, jau gaunam beveik 250 kg svorį vienos plokštės. Tai iš tiesų, nors ir iš pradžių sakiau, kad tai lengva konstrukcija, bet vienaip ar kitaip gaunasi to svorio nemažai. Tie niuansai, ką iš pat pradžių minėjau, vėlgi su maksimaliais leisnais tarpatramis, kas yra privaloma, renkantis tinkamą ugniasienę ar priešgaisrinę sieną. Tai šiuo atveju iki 90 minučių galima naudoti 7,5 metrų tarpatramiams, o jeigu reikia 2 valandų, tai tik tai 6 metrai. Plokščių tvirtinimas standartiškai 3 sraigtų pakanka, jeigu tai vidinė pertvara, jeigu išorinė siena būtų gerai, kad naudojantis mūsų skaičiavimo įrankiais, kuriais taip pat gali kiekvienas pasinaudoti, lengvai prieinami ir gana aiškus. Tai rekomenduojam persiskaičiuoti tą schemą. Kaip sakau, ypatingai jeigu tai išorės siena, nes vis tiek atsiranda tiek vėjo apkrovos ir panašiai. Ir vertinant sraigtus būtent firewall sistemai, yra papildomas pagal standartus įvedamas smūgio apkrova dar į tos varžtus, tai kartais reikia juos patankinti. Tai su techniniam charakteristikom tiek trumpai dar pražvelgiam irgi, kaip pats testas vyksta, kokie reikalavimai. Tai kaip ir minėjau iš pat pradžių, be standartinių tų izoliavimo nuo ugnies ir sandarumo reikalavimų, tai yra E ir I. Firewallas atitinka papildomai ir M raidelę, kas yra mechaninis poveikis. Standartai, kuriais buvo vadovaujantis testuojant ir kuriančius produktus, aprašyti čia, juos tikrai nelysim ir nedetalizuosiu jų, bet šiek tiek trumpai apie patį testą aprašantį 1364 standartą. Tai remiantis šio standarto aprašų bandymo metodika, plokštės pirmiausiai yra deginamos krosnėje, nuolatos matuojama išorės temperatūra, kaip matote, čia įvairūs laideliai, davikliai prijungti. Tai būtent šiuo atveju plokštės buvom išsikėlę, kad jos turi stovėti bent jau 2 valandas, tai yra 120 minučių. Kai jau plokštė atkentėjo, tas 2 valandas krosnėje, tuomet į pagalbą pasitelkiama švytuoklė, jos svoris numatomas taip pat to pačio standarto metodikoje ir yra 200 kg.
Tai po 120 minučių deginimo su jie yra smūgiuojami 3 kartai. Ir EI 120 kriterijus turi būti užtikrinamas būtent po tų smūgių. Tai yra, nereiškia, kad 2 valandas atstovėjo plokštę, mes susmūgiavom ir plokštė stovi viskas ok. Ne, plokštė turi ne tik atstovėti, bet jin toliau turi nepraleisti ugnies ir toliau išorinė skarda turi neperkaist. Tai kas lėmė, kokie veiksmai pirmiems rinkoje leido pasiekti tokius rezultatus, tai pirmiausia, kaip jau sakiau, puikus inžinierių darbas su 2 eiliai laukiančiais patentais. Antra, visa sistema, kaip matot šitoj skaidrės nuotraukoj, yra gana reglamentuotai sutvirtinta. Sistemoje plokštės sutvirtinamos ne tik kaip standartinėje sienoje, kad uždengiama vertikali siūlė, bet uždengiamos ir susukamos yra tiek ir horizontalios spynos. Tai kaip mato, čia šitam mazgelyje yra tvirtinama ne tik tais per spyną, bet papildomai uždedamas ir papildomas lankstinys. Ir taip pat įdėjau ir vertikalios siūlės mazgą, kad šiek tiek būtų aiškiau supras, nes ten taip pat yra gana nemažai įvairių priedų naudojama. Tai ne tik tas, kad apdengiam vata visus varžtus, papildomas lankstinys. Papildomas lankstinys, būtent šitas, čia sunku gal įžiūrėti nelabai aiškiai, bet jis iš esmės atlieka tokią funkciją, kad gaisro metu, kaip jau buvau minėjęs, varžtai šiek tiek susilpnėja, ne šiek tiek susilpnėja, gerokai praranda savo laikomosios galios ir atsiranda tikimybė, kad ypatingai po tų galimų smūgių varžtai išlinks ir ši vieta, taip liaudiškai pasakykim, išsiskės. Tai dėl to būtent yra papildomas dedamas lanksnys, kuris leidžia judėti šitai spynai, sakykime, bet ne tiek, kad taptų kritinė vieta, pro kurią gali prasiveržti ugnis. Labai svarbus ir apsauginės vatos sluoksnio pritvirtinimas prie sandwich plokščių. Pati vata vien jau turėtų būti skirta būtent apsaugai nuo gaisro, kaip pavyzdžiui parako FPS 17 berods arba analoginės. Vatos tvirtinimas prie sandwich plokščių irgi, kaip matot, numatytas gana tankus, tai kas 270 kažkur milimetrų. Šiaip rekomenduojam mechaninį tvirtinimą, tai savisriegiai su gana didelė, sakykime, poveržlė, bet yra galimybė tvirtinti ir klijais. Aišku, klijai patys irgi turėtų būti sertifikuoti apsaugai nuo gaisro. Tiek, kad su klijais yra tas niuansas, vėlgi, kad ne visada juos galima naudoti, kiekvienas gamintojas deklaruoja tas temperatūras, sakykime, kuriuose galima dirbti su būtent šiais klijais. Tai dažniausiai, kiek pastebėjome, vienai par kitaip turi būti bent jau nuo +5, o statybos darbai, esant mažesnei nei 5 laipsniai temperatūra, tikrai nesustoja, tai geriausia mechaninis tvirtinimas, kaip sakiau, sraigtais arba kniedėm. Visi turbūt puikiai suprantam, ką reiškia sistema, bet dėl viso ko, aš manau, nepakenks pasikartoti. Kaip jau sakiau, pačių lanksinių geometrija yra gana specifinė. Naudojami tik bandymų metu naudotos žaliavas, sraigtai, taip pat atskaičiuoti ir išbandyti testuose. Tai visas tas komplektas ir turi būti būtent kartu naudojamas, kad būtų įgyvendintas būtent EIM 120 reikalavimas ir kad Rookie Firewall sistema galėtų užtikrintai tarnauti kaip priešgaisrinis ekranas. Dėl to šioje sistemoje, kaip sakau, pakeitus nors vieną varžtą, patikimumo garantuoti ir atsakomybės prisimti turbūt niekas nenorės. Tai šiandien tiek iš mano pusės. Jeigu kažkam kažkokių klausimų kyla, galit klausti dabar, jeigu norit parašyti atskirai, tai nusiskanavę galit gauti mano kontaktus, ar pasidalins gal ir organizatoriai kontaktais, nežinau, bet vienaip ar kitaip ačiū už dėmesį, jei kas turit kokių klausimų, klauskit, pasižiūrim čiate ar buvo. Matau, klausimas yra vienas Povilo. Jo, tai dėja kol kas iki 180 minučių su mechaniniu poveikiu neturime. EI 180 taip,
galimas variantas, bet dėja 3 valandos yra šiek tiek per daug. Kiek žinau, kolegos dirba su šita sistema, tai gal ateityje ir bus patobulinta ir iki 3 valandų, bet šiuo metu dėja ne. Ir dar vienas klausimas atsirado, ką tik. Mhm. Ai va. Patinėlis. Rankenėlės ir artukai centriniai. Tai kaip ir minėjau pačioj pradžioj, jeigu yra REI 180, tai iš esmės sandwich plokštės jos turėtų atitikti tik tais EI 180, o R į komplektą įeina jau pats pastato konstruktyvas, tai yra laikančiosios konstrukcijos, jos turėtų būti numatytos, kad jos atlaikytų būtent R dalį. Ir tada kompleksiškai visas tas. Šiaip jeigu reikėtų, galite kreiptis tiesiogiai, yra irgi raštas su gaisrinės saugos specialistų išvados padarytos, kad būtent taip ir turėtų veikti, kad jeigu apkrovas laikančios konstrukcijos pastato tai yra atitinka būtent R180, o sandwichas EI 180, tai tas komplektas jis ir skaitytus kaip REI 180. Tai toks sprendimas tikrai galimas. Ačiū Haroldai už pranešimą, buvo tikrai įdomu. Tai nėra už ką, ačiū jums visiems už dėmesį ir iki kitų kartų turbūt. Gerai, iki Haroldai. Ačiū. Viso. Tik pamiršau paminėti, nepabėkite visi po seminaro, nes mes įkelsime į chatą, įkelsime nuorodą su apklausos formą ir turėsite užpildyti ją pasibaigus seminarui. Ir pristatau tada iškart antrą pranešėją, jeigu jau jisai yra su mumis. Tomai, esi? Sveiki, taip esu. Tomai, esi gerai. Tada antras pranešėjas, jums tinka, kad mes dabar pradėtume truputėlį anksčiau be pertraukos, va? Gerai, tinka. Gerai, tvarkoj. Tai UAB Sakret LT atstovas Tomas Vizbara. Tai turbūt galime pradėti. Gerai, to jau aš pasidalinsiu savo skaidrėmis. Vėlgi klausimus dalyviai rašykite į chatą arba galite ir gyvai uždavinėti. Matosi. Tuoj dabar vat, kaip tik gaunasi gerai, jau matome. Tvarkoje. Tai sveiki, kaip ir mane pristatė, aš esu Tomas Vizbara, statybinių medžiagų technologas UAB Sakret LT. Ir šiandien noriu papasakoti jums apie Sakret tinkuojamas fasadų šiltinimo sistemas. Tai labai trumpai, kas mes esame. Sakret istorija prasidėjo dar 1936 metais Šiaurės Amerikoje, kai inžinierius statybininkas Artūras Avrilas pasiūlė idėją fasuoti sausuosius statybinius mišinius pagamintus gamykloje į maišus vietoj to, kad jie būtų ruošiami vietoje statybos objektą. Tai pirmasis produktas Sakreto buvo sausas betonas maišuose ir nuo ten visa istorija ir prasidėjo. Tai po Šiaurės Ameriką paplito gana plačiai ir greitai ši idėja, o į Europą atkeliavo 66 metais Sakret pagal licenciją. Pirmiausiai atsidarė pirmosios gamyklos Vokietijoje. Tai dabar pasaulyje yra daugiau kaip 70 Sakret sausų mišinių gamyklų, Europoje 25. Baltijos šalyse Sakretas veikia kaip tik šiais metais jubiliejus jau Baltijos šalyse 20 metų. Pirmiausiai pradėjom Rygoje, Latvijoje. 2004 metais buvo atidaryta sausųjų mišinių gamykla. Taip pat Rygoje veikia ir skysčių ir pastos pavidalo produktų, tokių kaip dekoratyviniai tinkai, dažai, gruntai ir taip toliau gamykla, kuri tiekia centralizuotai Baltijos šalims tokius produktus. 2007 metais Estijoje ir 2008 metais gamykla Kėdainiuose. Pati didžiausia, pati pajėgiausia iš mūsų gamyklų Baltijos šalyse. Tai mes bendrai paėmus Baltijos šalyse esame didžiausias sausų statybinių mišinių gamintojas jau 20 metų rinkoje ir turime 4 veikiančias gamyklas.
Sakret produkcija bendrai tai betono, mūro, tinko mišiniai, įvairūs remontiniai, montažiniai mišiniai betonui, konstrukcijų surinkimui, fasadų šiltinimo sistemos, apie ką daugiau šiandien pakalbėsim, taip pat grindų lyginimo mišiniai, išlyginamieji, savaime išsilyginantys, betonas juodgrindėms, kartu sistema su plytelių klijais, hidroizoliacija, atskira grupė istorinių pastatų restauracijos produktai, įvairios apdailos medžiagos, glaistai, dažai, gruntas, statybinė chemija ir atskirai galim išskirti produktus darbui žemose temperatūrose. Ir dabar galim eiti prie mūsų temos. Tai labai taip irgi trumpai, kodėl, dėl ko mes tos pastatus, aišku, turime šiltinti ir kodėl kalbam apie išorinio atitvarų šiltinimą. Pirmiausia, tai bendrai įvertinus neapšiltintus pastatus, didžiausi procentaliai nuostoliai energijos yra per išorinės pastato atitvaras. Tiesiog yra didelis plotas, per kurį mes prarandame šilumos energiją. Tai labai puikiai matosi ir termografinės analizės būdu, vertinant pastatus apšiltintus ir neapšiltintus. Europos reglamentavimas, aišku, ir Lietuvoje lygiai taip pat labai greitai ir griežtai visą tai perimama. Tai nuo, sakykime, vertinant vokiškas normas pirmiausia ir po tai, kas ir Europos Sąjungoje buvo priimta, leistinos šildymo energijai, šildymui naudojamos energijos leistini kiekiai per laiką labai kito. Ir pastaruoju metu pagal paskutinės normas jie, sakykime, artėja beveik prie nulio palyginus su tuo, kas buvo anksčiau. Mes kažkada kaip etaloną tokį turėjom, sakykime, individualiems namams pasyvaus namo idėją. Dabar, kaip žinote, turim normas A++ energinio naudingumo klasės, kurios jau kai kuriais parametrais tą pasyvų namą ir aplenkė. Ir ypatingai dideli griežti reikalavimai keliami tiek ir pastato išorinių atitvarų šilumos izoliacijai, taip pat ir stiklinės dalies šilumos izoliacijai bei šilumos mazgų efektyvumui. Ir tai pastato sandarumas irgi labai didelę svarbą turi pastato energinio naudingumo užtikrinime. Taigi, dėl ko svarbu tinkamai pasirinkti ir tinkamai įrengti tas fasadų šiltinimo sistemas. Kiekvienas pastatas dabar pastatytas, renovuotas turi gauti energinio naudingumo sertifikatą, kuriame irgi vertinama kompleksiškai daugybė parametrų. Tai ne tik, sakykime, tie sienų šiluminė varža, bet ir visi kiti sprendimai, nuo kurių priklausys energinio naudingumo klasė. Dabar apie išorinių atitvarų šiltinimo būdus, tokius plačiau žinomus pagrindinius, tai vienas iš jų yra storo tinko sistemos, retai pas mus sutinkamos, kai kalbame apie pastatų šiltinimą mineralinę vata, naudojant specialius tvirtinimo elementus, prie kurių tvirtinamas metalinis armavimo tinklas ir tinkuojama lengvais cementiniais kalkiniais arba kalkiniais tinkais. Tokiu būdu mes turime gana storą išorinio tinko sluoksnį, apie 2 cm gali būti sluoksnio storis, ir tokie pastatai išoriškai, sakykime, jie labiau panašus į tiesiog neapšiltintus tinkuotus fasadus ir dažnai naudojama istorinių pastatų restauracijoje, jeigu tai šiltinimas yra leidžiamas. Taip pat yra vėdinamos fasadų sistemos, plačiai žinomos, večer komplektai, kai naudojami gamykloje pagaminti elementai iš šiltinimo medžiagos ir jau galutinės apdailos sluoksnių kartu. O mes pakalbėsim šiandien daugiau apie ETICS sistemas, tai yra plonas sluoksnis išorinės tinkuojamas sudėtinės termoizoliacinės sistemas. Taigi, šiltinimo sistemos Sakret ETICS, MV ir EPS. Pirmiausiai apie tokių sistemų sandarą ir kas yra pagrindiniai ir kartu privalomi tokių sistemų elementai
Jeigu mes žiūrime iš sistemų Europos techninių vertinimo reikalavimų ir jeigu, sakykime, objektui reikalinga sistemos deklaracija. Tai aišku prasideda nuo konstrukcijos, nuo pagrindo. Tai tokios sistemos, jos yra skirtos mūro arba betono pagrindams, tai yra mineraliniams pagrindams. Mes nekalbam apie kažkokius tai medinius, karkasinius surenkamus pastatus ir panašiai. Jeigu tai yra senas pastatas, jeigu tai yra renovacija, tai įvertinam ir ant pagrindo esantį laikantį sluoksnį, jeigu ten yra esamas tinkas, dažai, nuo to priklausys paruošimas, parenkamas gruntas prieš klijavimą, jeigu jisai reikalingas ir koks jis reikalingas. Ir tada sekantis etapas yra klijavimas. Tai jau klijai šiltinimo sistemoje yra vienas iš pagrindinių privalomų sistemos elementų. Pas mus yra Sacred BK arba Sacred BAK. Tai yra Sacred BK klijai ir BAK armavimo mišinys. Toliau yra izoliacija, šilumos izoliacinės plokštės. Tai priklausomai nuo sistemos mineralinė vata arba polistireninis putplastis. Vėlgi šitiems gaminiams irgi yra tam tikri reikalavimai keliami priklausomai nuo pasirinktos sistemos. Toliau papildomi elementai tvirtinimo, tai mechaninio tvirtinimo elementai arba smeigės. Jos yra privalomas sistemos elementas, tačiau galima rinktis arba tas smeigės, kurios yra nurodytos sistemos gamintojo, arba neprastesnių savybių analogus. Tai su smeigėmis yra šiek tiek daugiau laisvės, tačiau reikia įvertinti, ar konkrečiai toje pasirinktoje sistemoje su tokia šiltinimo medžiaga, su tokiu tvirtinimo būdu tos smeigės pasirinktos yra tinkamos. Ir dažniausiai tai paprasčiausia pasiekti, aišku, konsultuojantis tiesiogiai su sistemos gamintoju. Tai vėlgi netgi priklausomai nuo to, ar tvirtinama paviršinių tvirtinimų smeigės, ar įgilintų tvirtinimų su papildomomis šiltinimo medžiagos plokštelėmis, vėlgi priklauso, ar ta konkreti smeigė tinka šitoje sistemoje, ar tenkina minimalius reikalavimus ar ne. Toliau sekantis sluoksnis vėlgi armavimo mišinys, tai tiek ir armavimo tinko mišinys, tiek ir stiklo pluoštų armavimo tinklelis, taip pat yra abu privalomi sistemos elementai. Gruntas prieš dekoratyvinį tinką taip pat. Ir toliau sekantis apdailos sluoksniai, tai dekoratyviniai tinkai, kurie gali būti mineraliniai, kurie yra maišuose cementiniai, taip pat gali būti paruošti darbui, tai akrilinis AP, silikoninis SMS ir silikoninis SIP. Jeigu pasirenkame mineralinį dekoratyvinį tinką, cementinį, tai jisai dar turėtų būti gruntuojamas atitinkamų gruntų prieš dažymą ir dažomas silikatiniais, akriliniais arba silikoniniais fasadų dažais pagal Sacred sistemą. Tai vat tokios yra pagrindinės medžiagos. Kaip minėjau, šiltinimo medžiagos plokštėms taip pat yra keliami tam tikri reikalavimai. Vėlgi sistemos dokumentuose yra nurodyti tie kodukai pagal standartą atitinkamų šiltinimo medžiagos gaminių, kokie gaminiai buvo bandyti ir kokius reikalavimus turėtų atitikti. Tai aišku, tai apima, sakykime, daugumą plačiai naudojamų sertifikuotų šiltinimo medžiagų, gaminių, tačiau vėlgi kartais verta pasitikrinti ir įsitikinti. Tai tokio tipo sistemos, Europos techniniai vertinimai tokioms sistemoms tiksliojo, jie yra rengiami pagal Europos vertinimo dokumentus. Buvo ir dar mūsų sistemos rengimo metu, tai buvo TAG 004, dar ir dabar dokumentuose daug kas naudoja šitą sutrumpinimą, tačiau dabar jau keletą metų yra naujas dokumentas galiojantis, naujas EAD išleistas tokiom sistemom ir netgi sekančiais metais turėtų būti išleistas jo atnaujinimas. Tai visos sistemos pagal šios vertinimo dokumentus išbandomos 25 metų tarnavimui. 25 metų tarnavimui, tai mes turime galvoje, kad bandymai yra sudaryti taip, kad sistema turėtų numanomai tarnauti ne mažiau kaip 25 metus. Tai jokių būdų nėra ribojantis terminas, tai gali tas tarnavimas tinkamai eksploatuojant ir teisingai įrengtą sistemą gali būti ir gerokai ilgesnis, tačiau toksai yra numatytas terminas vertinimo dokumentuose.
Tai išbandomos tokios savybės kaip atsparumas ugniai, higienos, sveikatos, aplinkosaugos reikalavimams atitikimas, saugumo naudojimui parametrai tokie kaip adhezija, sukibimas sluoksnių, tvirtinimo jėga, atsparumas vėjo apkrovoms. Taip pat, jeigu reikia atsparumas triukšmui, energijos ir šilumos sutaupimo parametrai bei tarnavimo ilgamžiškumas išbandoma, taip pat sendinant hidroterminiai kamerai. Tokios sistemos praėję visus bandymus, gauna sertifikatus ir natūraliai Europos techninius įvertinimus su jiems priskirtais numeriais. Dar kas yra svarbu, kai gamintojai dirbantis mastu Europos ar netgi pasaulio turi daug skirtingų produktų, daug gamyklų. Jeigu renkamės kažkokią konkrečią sistemą, reikėtų įvertinti vėlgi, kokios gamyklos konkretaus gamintojo įtrauktos į tą konkrečią sistemą ir kokie produktai naudojami. Todėl, kad skirtingose vėlgi priklausomai nuo regionų, tie produktai gali skirtis sistemos. Ir, sakykime, tie vėlgi Europos techninio vertinimo dokumentai, jie taikomi, jeigu mes naudojame produktus pagamintus sertifikatą išdavusios institucijos kontroliuojamose gamyklose. Ten, kur yra atliekama visa tų produktų gamybos kontrolė ir taip toliau. Tai vėlgi, ką būtina žinoti, projektuojant arba ruošiantis įrenginėti tokias tinkuojamas šiltinimo sistemas. Tai ypatingai, jeigu mes kalbam apie renovaciją, apie senus pastatus, tai reikia įsitikinti, patikrinti, koks yra pagrindas, jį įvertinti, numatyti galbūt reikiamą paruošimo lygį kažkokį arba tvirtinimo būdus, tvirtinimo elementus. Vienas iš pavyzdžių yra, sakykime, vėlgi smeigių parinkimas ir jeigu mes norime užtikrinti, kad gamintojas pasiūlys tas smeigės, kurios yra labiausiai tinkamos konkrečiam pastatui ir atitinka sistemos reikalavimus, tai, sakykime, mūsų atveju galima kreiptis ir mes atliekame paslaugą objekte patikrinti pagrindą atliekant smeigių ištraukimo bandymus. Tai galima tiesiog atlikti ir įsitikinti, ar tos pasirinktos smeigės ir atitinka reikalavimus ir ar yra pakankama laikomoji galia atsižvelgiant į pačio pagrindo būklę, naudojant tas pasirinktas smeigės. Taip pat parinkimas termoizoliacinės medžiagos tinkamos tam pastatui, apskaičiavimas termoizoliacinės medžiagos storio, kiekio, tvirtinimo elementų tipą ir taip toliau. Ir galutinis etapas išsirinkti jau baigiamojo sluoksnio tekstūrą, spalvą ir kitus, sakykime, tos estetinius parametrus. Kartais kyla klausimas dėl šiltinimo iš išorės ir iš vidaus. Tai aišku, iš vidaus dažniausiai renkamas šiltinimą, kai yra kažkokie apribojimai. Kartais tiesiog neleistina tam tikrų pastatų dėl kažkokių tai paveldo, sakykime, reikalavimų šiltinti iš išorės, dėl arba gyventojai pasirenka šiltintis iš vidaus dėl tiesiog, kad nėra sutarimo name dėl bendros renovacijos, tačiau bendrai kalbant, aišku, nėra tas šiltinimas iš vidaus rekomenduojamas, dėl kad tokiu būdu galima dar labiau pabloginti ir konstrukcijos drėgminę būklę. Pagrindinis privalumas šiltinant iš išorės, tai kad sienų konstrukcijos yra apsaugomos nuo atmosferos poveikio. Tas vadinamasis rasos susidarimo taškas, jisai perkeliamas į šiltinimo medžiagą, taip pati konstrukcija apsaugoma nuo drėgmės ir šiaip atmosferos ardomo poveikio. Renkantis kuo šiltinti, yra viena tokia taisyklė, kuri pas mus Lietuvoje nėra kaip norma, nėra privaloma, tačiau kadangi mes dirbam kartu su kolegomis Latvijoje, Estijoje, tai vėlgi jų patirtį teigiamą pasiimam ir naudojam, sakykime, šitą normą kaip rekomendaciją. Latvijoje tai yra privaloma statybos norma, tai priklausomai nuo pastato konstruktyvo medžiagų
reikėtų atsižvelgiant į konstruktyvų vandens garų pralaidumą pasirinkti ir šiltinimo medžiagą. Ir ta taisyklė yra maždaug tokia, kad vandens garų varža SD šiltosios konstrukcijos dalies turėtų būti bent jau 5 kartus didesnė negu šaltosios dalies. Tai šiltoji dalis, tai mes turim galvoje pats laikantį konstrukciją, sakykime, ar tai būtų mūras ar betonas su vidaus tinku ir apdaila. Šaltoji dalis tai yra pati šiltinimo medžiaga su išoriniu tinku ir išorinė apdaila. Logika paprasta, tokia taisyklė leidžia užtikrinti, kad drėgmė, kuri iš patalpų vidaus vandens garų pavidalų skverbiasi per konstrukcijas, jie galėtų efektyviai pasišalinti per išorinius sluoksnius ir neužsilaikytų tarp mūro ir šiltinimo medžiagos. Tai tiesiog per šiltinimo sluoksnį turėtų vandens garas šalintis gerokai efektyviau ir greičiau, negu jisai skverbiasi per pačią konstrukciją sienos. Tai kai mes turim konstruktyvą iš tankių ir nedaug klaidžių vandens garams medžiagų, tai pasirinkimas šiltinimo medžiagos yra laisvas. Tačiau jeigu mūsų sienos konstrukcinė medžiaga yra laidi vandens garams, tai kaip kai kurie lengvo betono, sakykime, užpildų blokeliai pagaminti arba akito dujų silikatų ar putų silikato blokeliai, sakykime, tai tokiais atvejais reikėtų rinktis taip pat šiltinimo medžiagas, kurios irgi yra laidžios vandens garams. Tai sakykime, tuose pavyzdžiuose, kurie čia yra parodyti, tai matom, kad reikalavimo 5 santykis nesiekia tik tai tuo atveju, kai mes turim šiltoji daly laidžius blokelius su kalkiniu cementiniu tinku ir ties įprastais vidaus glaistų ir dažais, o šaltojo daly mes turim polistireninį putplastį, kurio vandens garų laidumas, sakykime, yra mažesnis. Tačiau visais kitais atvejais, visom kitom kombinacijom, arba ypatingai, kai mes turim, sakykime, gelžbetoninę konstrukciją, kur nėra laidi vandens garams, pasirinkus bet kokią šilumos izoliaciją, tą mes reikalavimą tenkinam su kaupu. Tai vėlgi, kalbant apie drėgminę būklę konstrukcijos, kaip sakau, yra ta drėgmė, kuri patenka iš pastato vidaus dėl žmogaus veiklos, kuri skverbiasi per konstrukciją ir gali kondensuotis tarp šiltinimo medžiagos ir pačios konstrukcijos. Taip pat vėlgi fasado šiltinimo sistema veikiama kritulių ir išorinės atmosferos drėgmės, kuriai turi būti taip pat atspari ir nelaidi. Ir, tais ekstremaliais atvejais, kai yra arba didelis kiekis drėgmės pačioje konstrukcijoje, ar dėl kažkokių statybos procesų metu patekusios drėgmės perteklinės, ar dėl nesandarių mazgų, jeigu išorinių sluoksnių vandens garų laidumo nepakanka, gali ekstremaliais atvejais atsirasti ir viršutinių dangų dekoratyvinio tinko ar kitų sluoksnių defektų. Renkantis pačias apdailos medžiagas ar vertinant, kokie galutiniai sluoksniai sistemos turėtų būti, turėtume balansuoti ir rinktis tarp, sakykime, arba dekoratyvinių tinklų arba dažų, kurie turi mažą vandens pralaidumą, sakykime, mažą vandens įgerį, tačiau kiek įmanoma didesnį vandens garų pralaidumą. Arba mažesnę garo varžą. Tai ta geriausias, optimali riba, sakykime, geriausios sąlygos konstrukcijos ilgalaikiškumui, ilgamžiškumui yra kažkur tų kreivių susikirtime, ten, kur paprastai tokias savybės turi, kaip pavyzdys, silikoninis dekoratyvinis tinkas, kuris turi mažą vandens įgerį, gerą drėgmės atstūmimo iš išorės efektą, geras savybės, tačiau turi ir aukštą vandens garų pralaidumą ir iš sistemos vidaus drėgmę praleidžia į išorę efektyviai. Tai vėlgi, žvelgiant į sistemos Europos techninį vertinimą, ten galima surasti visų kombinacijų galimų sistemos sluoksnių, tai yra nuo
armuojamojo tinko, grunto prieš dekoratyvinį tinką ir dekoratyvinio tinko, jeigu reikia su dažais arba be. Ir galima rasti kiekvienos tokios kombinacijos SD vertės ekvivalentinio oro sluoksnio. Tai, kaip matome, skirtumai nėra patys didžiausi, bet taip paprastai kalbant, aišku, mineralinis dekoratyvinis tinkas su silikatiniais dažais arba visiškai nedažytas, jisai turi patį geriausią vandens garų laidumą tokio tipo sistemose, tačiau aišku, jis neturi tokių gerų drėgmės atstūmimo savybių nuo paviršiaus. Na ir, sakykime, kitoj spektro pusėje yra akriliniai produktai, tačiau vėlgi net ir akrilinius dekoratyvinius tinkus arba akriliniais fasadų dažais dažytus paviršius mes galim vertinti, kad tai vandens garų laidumas bus maždaug dvigubai mažesnis negu lyginant su mineraliniais arba su silikoniniu dekoratyviniu tinku. Tačiau jeigu leistina riba sistemoms su putplasčiais yra 2, tai vis tiek, sakykime, sistemos su akrilinė danga nesiekia netgi 0,2, tai sakykime, bent jau 10 kartų tas rodiklis yra mažesnis negu viršutinė ta leistina riba. Kitas kriterijus renkantis šiltinimo medžiagą ir gal labiau čia kalbant apie tai, kad renkantis sertifikuotas sistemas ir sisteminius sprendimus, tai mes žinome, kad polistireninis putplastis pats savaime yra geriausiu atveju E klasės. Ir jisai nebūtų medžiaga tinkama naudoti pastato išorėje ar viduje, pastato šiltinimui, jeigu ne bendras sisteminis sprendimas. Tai kai fasado šiltinimo sistemoje su polistireniniu putplasčiu yra pasiekiama B klasė. Pagal reikalavimus, ypatingai gyvenamiesiam pastatam, kas yra aktualu, tai, sakykime, tas žemiausias reikalavimas. Tomai, Rodikliai. biškis buvo truputėlį trukinėt pradėjo, kažkodėl ryšys, man atrodo. Dabar taip ir gerai. O kaip dabar? Gerai? Dabar gerai, viskas galite tęsti. Gerai, dėkui. Tai va, o pasirinkus sistemą su mineralinė vata, tai vėlgi visos konfiguracijos Sacred Ethics MV turi A2 S1 D0 reakcijos į ugnį klasę, kas visiškai, sakykime, saugus pasirinkimas. Kaip ir minėjau, svarbus elementas yra papildomi tvirtinimo elementai, tai juos reikėtų rinktis pagal sistemos gamintojo rekomendacijas. Nebūtinai tai turi būti iš sąrašo produktai, bet tai turėtų būti bent jau neprastesnių savybių analogai. Yra tokie parametrai kaip plėkštelės standumas, smeigės ištraukimo jėga ir pagal juos reikėtų įvertinti, ar tinka konkrečioje sistemoje konkrečių tvirtinimo būdų naudoti ar ne. Smeigių kiekis, bendrai tai smeigių, sakykime, laikomoji jėga paskaičiuojama turėtų būti pagal vėjo apkrovas, atsižvelgiant į vėjo apkrovos rajoną, kur yra pastatas, pagal vietovės tipą, pagal pastato aukštingumą ir panašiai. Tačiau gamintojai, kaip ir mes pateikėme rekomendacijas, priklausomai nuo vėjo apkrovos rajono, nuo pastato aukštingumo, kokie yra minimalūs reikalaujami tvirtinimo elementų kiekiai. Smeigės taip pat turi savo Europos įvertinimo dokumentus, pagal kuriuos joms išduodami Europos techniniai vertinimai ir turėtų būti sistemose taip pat naudojamos tik tai smeigės su tokiais įvertinimais. Tai, kaip minėjau, smeigių pagrindinė funkcija vėjo jėga, ištraukimas, termoizoliacinės medžiagos ir klijų, bendrai visos sistemos svorį pilnai išlaiko sistemos klijai. Tai, kaip minėjau, gana svarbus elementas, ypatingai aukštų pastatų atveju, todėl kad keičiantis vėjo krypčiai, stiprumui, susidaro didelės gana atplėšiančios vėjo jėgos. Smeigiams keliami reikalavimai pagal Europos vertinimo dokumentą, tai
šilumos nuostoliai negali būti didesni kaip 0,002, lėkštelės diametras nemažesnis kaip 60 mm ir mechaninis smėgės atsparumas turėtų būti jos lėkštelės deformacija nedidesnė kaip 1 mm esant 1 kN į milimetrą apkrovai. Tai pat pagal vertinimo dokumentą yra išskirstomi pagrindai. A būtų betonas, B pilnavidurės plytos, C kiaurymėtos plytos ir blokai, D būtų betono su lengvu užpildu blokai, kaip pavyzdys keramzitbetonis, ir E būtų akyto betono blokai, tai kaip dujų silikatas, putų silikatas ir panašiai. Kaip minėjau, medis įvairios plokštės jos skirstom atskirai vertinamos, nepriskirta yra raidė. Vėlgi pagal sistemų vertinimo dokumentus, tai smėgės skirstomos pagal vinies medžiagą ir parenkamos priklausomai nuo sistemos svorio. Tai paprastai galim irgi kalbėti, kad sistemos su polistireniniu putplasčiu, ten, kur yra bendras sluoksnio storis lengvesnis negu 10 kg į kvadratinį metrą, galima naudoti smėgę su plastikinė vinimi. Jeigu svoris didesnis, ir paprastai mes čia kalbam apie mineralinę vatą, tai reikėtų naudoti smėgę su metalinė vinimi. Priklausomai nuo pagrindo, aišku, reikia žiūrėti kiekvienos smėgės dokumentus, tačiau paprastai į ABCD tipo pagrindus galima naudoti ir kalamas smėgės, į E pagrindus ir į kitus neapibrėžtus dažniausiai reikalingos jau įsukamos smėgės į pagrindą. Vienas iš pavyzdžių netinkamų smėgių panaudojimo, tai kai netitinka lėkštelės standumo charakteristikos, jos jau ir montavimo metu yra apčiuopiamai silpnesnės ir dažnu atveju ir montavimo metu gali būti ir lūžimai ir aišku rizika, kad tokios smėgės neatlaikys. Atsiprašau. Kitas svarbus parametras, kaip minėjau, tai šalčio tiltelė per pačią smėgę. Tai jų padarinys yra vadinamas boružėlės efektas, kuris matomas tiek termovizijoje, taip pat ir šaltuoju metų laiku matome gyvai ten, kur smėgės, kur yra tie šalčio tilteliai, po to tose vietose dėl skirtingų sąlygų kartais atsiranda ir pelėsis ir lieka tie raštai visiems metams, visam laikotarpiu. Tai vienas dalykas yra naudoti smėgės, kurios tenkina reikalavimus, ir kitas dalykas dar papildomos šiltinimo medžiagos plokštelės virš smėgės. Arba įsukamos į šiltinimo medžiagą smėgės, taip pat kaip variantas išvengti tokio vaizdo. Aišku, ekstremaliais atvejais gali būti ir konstrukcijų griūtis, jeigu parenkamos netinkamos smėgės, jos netinkamai sumontuotos arba yra parengtas per mažas kiekis. Čia yra pavyzdys jau tokio labai ekstremalaus atvejo, kai ir per mažas klijavimo plotas ir netaisyklingas klijavimas, netepant klijų plokštės perimetru ir smėgių kiekis per mažas. Čia iš principo viskas yra blogai toj nuotraukoje. O čia yra vienas toks pavyzdys nesenas Lietuvoje, iš kur tai Alytaus rajone, jeigu neklystu, irgi pastatas apšiltintas jau gana seniai, turbūt jau čia kokie 15 ar daugiau metų po renovacijos praėję, bet dabar neseniai tik tai atsitiko. Taip pat matom, kad ir su klijavimu yra blogai, ir smėgių visiškai nematyti, nors naudota mineralinė vata, turbūt per, sakykime, tuo laiku gal buvo tos technologijos ne visai suprantamos, ne visai įsisavintos. Kitas svarbus parametras sistemos yra jos atsparumas mechaniniams pažeidimams, tai atsparumas smūgiui. Pagal Europos vertinimo dokumentus ir pagal mūsų STR reikalavimus yra išskirtos 3 sistemos naudojimo kategorijos. Tai pirmoji kategorija tai visos lengvai pasiekiamos atitvarų dalys.
neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo. Tai paprastai ten, kur didžiausias yra judėjimas, daugiausia rizikos, kad gali būti pažeista konstrukcija. Antroji kategorija tai nepasiekiamos atitvarų dalys, tačiau neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos atitvarų dalys, kai yra maža netinkamo naudojimo tikimybė. Ir trečia kategorija - atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Ten, kur netinkamo naudojimo tikimybė yra labai mažai. Tai bendrai pagal schemas žiūrint, tai pirma kategorija bus dažniausiai aplink įėjimo duris, pirmame aukšte, ten, kur galima tiesiogiai pasiekti. Sakykime, kitose vietose gali būti pirmame aukšte ir antra kategorija naudojama. Žiūrint pastato perimetrų, tai, sakykime, vėlgi matosi, kad pirma kategorija bus ten, kur yra automobilių stovėjimo aikštelė, ten, kur yra praėjimas prie gatvės, kažkokia vaikų žaidimų aikštelė, gali būti įėjimas. Kitose zonose pirmame aukšte gali būti ir antra kategorija, o visur jau, kur pasiekti sistemos paviršiaus ir pažeisti nėra labai daug šansų, bus trečia kategorija. Tai Sakret sistemose tiek su putplasčiu, tiek su mineralinė vata visos kombinacijos turi ne prastesnę kaip antrą kategoriją, o pirmo kategorija yra pasiekiama vėlgi tam tikrais sprendimais priklausomai nuo sistemos. Tai jeigu mes kalbam apie ETICS APS sistemą, pirma kategorija pasiekiama armuojant dviemis sluoksniais standartiniu tinkleliu Sakret ir naudojant akrilinį arba silikoninį dekoratyvinį tinką. Su mineralinė vata pirmą kategoriją mes pasiekėm ir su vienu standartiniu tinkleliu, tačiau irgi naudojama arba silikoninis dekoratyvinis tinkas, arba silikat-silikoninis dekoratyvinis tinkas lietutis. Tai vėlgi kiekvienos sistemos atveju reikėtų pasitikrinti, kokios tos kombinacijos, kurią kategoriją leidžia pasiekti. Toliau apie spalvinius apribojimus, tai kaip mes turėtume vėlgi atsižvelgti į reikalavimus renkantis fasado dekoratyvinio tinko arba dažų spalvos, tai atsižvelgiam į spalvos tamsumą, tai vertinam pagal spalvos šviesos atspindžio koeficientą. Yra tokia nuostata, kad bendrai fasadams nerekomenduojami atspalviai, kurių atspindžio koeficientas mažesnis kaip 40%. Tačiau jeigu taip į griežtesnius reikalavimus žiūrėti, tai fasadų su mineraliniu dekoratyvinio tinko apdaila šviesos atspindžio koeficientas neturėtų būti mažesnis kaip 25%, o su polimeriniais dekoratyviniais tinkais neturėtų būti mažesnis kaip 20%. Polimeriniai dekoratyviniai tinkai, tokie kaip akriliniai, silikoniniai, silikat-silikoniniai, tie, kurie yra jau paruošti darbui, jie vis tiek yra elastingesni negu mineralinis cementinis dekoratyvinis tinkas, dėl to leidžia naudoti šiek tiek tamsesnius atspalvius. Tai paremta yra taip pat bandymais atliktais. Kolegų Vokietijoje čia buvo atlikti bandymai su skirtingų atspalvių dekoratyviniais tinkais padengtomis plokštumomis. Ir ką tai parodė, kad tose pačiose sąlygose tuo pačiu metu baltas dekoratyvinis tinkas gali įkaisti piko metu, kai didžiausia saulės spinduliuotė pasiekia jį iki 30 maždaug laipsnių Celsijaus, kai tuo tarpu juodos spalvos dekoratyvinis tinkas gali įkaisti beveik iki 80 laipsnių Celsijaus. Taigi, tai vertinus reikėtų, ir, sakykime, atsižvelgiant pasirinkti ir spalvas fasadų. Jeigu renkamės tamsesnes spalvas, tai kartais vėlgi reikėtų gal pasikonsultuoti su gamintojais. Galima taip pat kaip ir didesnio atsparumo smūgiams atveju pasitelkti, pavyzdžiui, dvigubą armavimą, tam, kad šiek tiek storesnį armavimo sluoksnį tinko ir tvirtesnį įrengti ir kad jisai būtų, sakykime, vėlgi atsparesnis tom temperatūriniam deformacijom, kurias sukelia saulės spinduliuotė. Taip pat svarbu rinktis atspalvius fasadams iš specializuotų spalvų palečių. Mūsų produktų atveju, ar tai būtų visi fasadiniai dažai,
ar dekoratyviniai tinkai mūsų sistemos. Galima atspalvius rinktis tiek iš Sacred spalvų paletės, tiek iš kitų gamintojų fasadinių spalvų palečių. Mūsų technologai, kurie užsiima tonavimu, sakykime, turi gana plačią palečių kolekciją ir svarbiausia tik tai užtikrinti, kad tos spalvos būtų tinkamos fasadams. Tai problema galbūt yra iš dalies, kad populiariausi atspalviai projektuotojų tarpe turbūt irgi pasirinkimas yra dažnai iš tų bendrųjų, pavyzdžiui, ralo palečių, kurios yra naudojamos įvairiose industrijose. Tie atspalviai, sakykime, jie labai gali būti naudojami universaliai ir įvairių plastiko gaminių gamyboje ir metalo gaminių gamyboje. Yra netgi specifinių atspalvių, kurie turi tam tikrą metalo blizgesį ir visiškai nėra tinkami dažų ar dekoratyvinių tinkų atspalvių parinkimui. Kitas dalykas yra atspalviai, kurie neskirti laukui, neskirti fasadams. Ir, sakykime, tų spalvų nėra fiziškai įmanoma sutonuoti, naudojant mineralinius pigmentus arba, sakykime, neorganinius pigmentus, kurie yra skirti fasadams. Tai bet kokiu atveju, gavę kažkokį tonavimo užsakymą, mūsų technologai perspėja, informuoja, pateikia alternatyvas, jeigu tokios yra. Todėl, kad naudojant tos sintetinius organinius pigmentus, kurie labiau skirti vidaus darbams, yra rizika, kad spalvos nebus ilgamžiai. Taigi, tie viršutiniai sluoksniai, Sacred fasadų šiltinimo sistemose, būtų mineraliniai, kaip minėjau, dekoratyviniai tinkai, Sacred SBP ir MRP, kurie toliau gali būti dažomi silikoniniais fasadų dažais Sacred SKF, akriliniais dažais FM arba akriliniais dažais cokoliams FC. Paruošti darbui dekoratyviniai tinkai, tai būtų akrilinis AP, silikoninis SIP ir silikon-silikatinis SMS. Apdailos tinkų struktūros ir frakcijos, tai standartiniai, sakykime, sprendimai samanėlė nuo milimetro iki 3 milimetrų, kinivar pavadinama arba lietutis 2 arba 3 milimetrų frakcijos galimi. Kitas toks papildomas kaip ir variantas, kalbant tiek ir apie fasadų šiltintų ir nešiltintų apdailą, tiek apie vidaus darbus įvairioms detalėms, cokoliams ir kitoms konstrukcijoms, mozaikinis dekoratyvinis tinkas Sacred GAP šiek tiek išsiskiria iš panašaus tipo produktų tuo, kad naudojame tik tai natūralūs išpildai, tai yra natūralaus akmens, granito arba marmuro akmenukai. Turime galimybę įdėti papildomai natūralaus žėručio. Tas aktualu labiau turbūt atkūrinėjant seno granitinio tinko dangas. Ir taip pat yra Sacred GAP ir standartinė paletė. Tačiau esant poreikiui, užpildus galime maišyti pagal pateiktus pavyzdžius iš objekto arba pagal konkretų poreikį ir, sakykime, tos atspalvius koreguoti tiek, kiek leidžia turimi užpildai. Tai kalbant apie visas tas dangas galutinės, apie dekoratyvinius tinkus, kaip ir minėjau, kai kalbėjom apie konstrukcijos drėgminę būklę, pasirinkimą lemia ir savybės pagal standartus. Ir dekoratyviniams tinkams, ypatingai dispersiniams, tai yra keliami tokie reikalavimai, tai vandens garų pralaidumas, priskiriamos klasės, kur pirma klasė yra aukštas vandens garų laidumas, trečia klasė žemas vandens garų laidumas ir vandens įgeriamumas, kur pirma klasė yra didelis vandens įgeriamumas ir trečia klasė mažas vandens įgeriamumas. Tai kaip minėjau, toks siektinas balansas yra tie produktai ten, kur vandens įgeriamumas yra trečios klasės, W3 mažas, o vandens garų laidumas yra aukštas arba pirma klasė V1. Tai tokias savybės geriausiai užtikrina tokie produktai kaip silikoninis dekoratyvinis tinkas, sakykime, mūsų sistemoje Sacred SIP. Dar vienas apdailos sprendimas, taip pat tiek fasadams, šiltintiems ir nešiltintiems, ne tik sistemos šiltinimo rėmuose, tai
toks universalios paskirties mišinys Sacred Kamer, kuris yra tiek ir klijavimo ir armavimo mišinys, tinkamas klijuoti ir armuoti įvairias šiltinimo medžiagų plokštes, taip pat tinkamas mineralinių paviršių tinkavimui iki centimetro sluoksnių, nenaudojant armavimo tinklelio. Ir taip pat tinkamas įvairių paviršiaus struktūrų dekoratyvinių išgavimui. Galima jo paviršiaus struktūrą formuoti įvairiais įrankiais, šukomis, šepečiais, mentele. Na, yra įvairių technikų, priklauso nuo meistro, bet medžiaga yra pati, na, sakykime, tokia pakankamai plastiška, lengvai apdirbama ir leidžia išgauti į šias įvairias struktūras. Tai galima atlikti. Dar vienas toks papildomas, sakykime, papildoma galimybė, tai naudojami trafaretai klijuojami, dirbant su dekoratyviniais tinklais, ypatingai patogu, kai dekoratyvinis tinklas yra purškiamas mechanizuotai. Galima trafaretų pagalbai išgauti kažkokius, sakykime, detalių apipavidalinimus papildomus. Taip pat svarbi dalis, kalbant apie fasadų šiltinimą, tai yra mikroorganizmai ant fasadų, ten, kur pastatai yra, sakykime, tokioje aplinkoje, kai arti yra augmenija, medžiai, yra drėgmė, yra kažkokie taršos šaltiniai, kelias neasfaltuotas ar panašus dalykai. Jeigu turim seną pastatą, na, sakykime, jeigu jau ant jo prieš tai buvo kažkokios mikroorganizmų sankaupos arba nesvarumai, tai taip pat didelė tikimybė, kad jį apšiltinus, taip pat tas atsikartos. Ir to priežastys, na, iš dalies tai ir mūsų geografinė vieta labai yra gana palanki tokiems mikroorganizmams, įvairiems dumbliams ir grybeliams. Ir dėl temperatūros, dėl drėgmės, dėl maisto medžiagų prieinamumo. Taip pat, sakykime, ir tas klimato šilimas vykstantis lemia padidėjį sporų kiekį ore, tai pojimo produktų gamyboje draudimas ar žemės ūkėje naudojamų pesticidų mažinimas ir draudimas, jos irgi sąlygoja, kad šitos visokios tarpsta įvairūs mikroorganizmai ir patys apšiltinti pastatai taip pat iš dalies yra geresnė terpė mikroorganizmų gyvavimui, todėl kad ten, kur nėra šilumos nuostolių per pačias konstrukcijas, turime šaltus ir drėgnus išorinius paviršius, ant kurių joms tarpti daug yra patogiau ir geriau. Todėl paprastai, aišku, šitos problemos yra šiaurinėse pastato pusėse, ten, kur daugiau augmenijos, ten, kur yra drėgmės, ten, kur nėra natūralaus, sakykime, mažai užšviečia saulė, nėra natūralaus džiovinimo konstrukcijų. Ten didžiausia rizika ir veistis tokiems mikroorganizmams. Tai, sakykime, tuose probleminiuose objektuose mes matom tos mikroorganizmus ant įvairių paviršių. Jeigu jau ta problema, sakykime, aplinkoje yra, tai jie gali ir ant metalo, ir ant plastiko, ir netgi kartais ir ant stiklo išgyventi. Tai, sakykime, pagrindinis būdas yra vienas dalykas, yra pasirinkti medžiagas pagal pastato aplinką, įvertinti galbūt vėlgi spalvinius pasirinkimus kažkokius ir pačio pastato eksploataciją, kaip ir pagal Europos techninio vertinimo dokumentų reikalavimus yra nurodomos pareigos gamintojai, taip pat ir yra nurodyta, kad fasadas įrengtas turėtų būti eksploatuojamas ir prižiūrimas pagal gamintojo nurodymus ir visi atsiradę defektai ar kažkokie apnašos, nešvarumai, jie turi būti šalinami savalaikiai. Todėl, kad kažkokių nešvarumų sankaupos, jos irgi gali būti labai gera terpė tų toliau mikroorganizmų plitimui ir augimui.
Jeigu mes turim senus pastatus, kurie jau yra paveikti mikroorganizmų, tai vienas iš, na, ir dažnai dabar jau ir projektuose numatomų etapų prieš pradedant visus darbus yra antiseptikavimas arba fasado apdirbimas preparatais specialiais grybelių ir dumblių šalinimui. Tai taip pat turime produktą Sacred FR, kurį rekomenduojame naudoti tiek prieš senų pastatų šiltinimą, tiek ir jeigu problema atsiranda eksploatavimo metu, galima nuplauti tokias apnašas. Taip pat yra fasadų valikliai. Tiek plovimui. Tomai truputėlį trukinėja. Tomai, ar girdite? Tomai, šiaip nutrūko garsas. Tomai nutrūko truputėlį garsas, žinokit. Čia šitą skaidrę, jeigu galite iš naujo, nes negirdėjome nieko. Supratau, aš atsiprašau, gal su ryšiu prastai. Tai tiesiog apie sistemos turėtojo pareigas trumpai, kad mes privalome kaip sistemų gamintojai su Europos techninio įvertinimo paruošti visų technologijos aprašymą nuo paviršiaus paruošimo iki eksploatacijos, mazgų detalizacijas pateikti, fasadų darbų sekos aprašymus, rengiame konsultacijas ir mokymus rangovams ir visiems dalyviams. Taip pat užtikriname sistemos medžiagų prieinamumą ir kai viskas yra jau galutiniam rezultate, fasadas įrengtas su tinkamomis medžiagomis, laikantis technologijos, galime ir turime išrašyti eksploatacinių savybių deklaraciją konkrečiam pastatui, konkrečiam fasadui. Didžiąją dalį informacijos, sakykime, visus tos techninius dalykus galima rasti mūsų fasadų šiltinimo sistemų projektavimo ir montavimo instrukcijoje. Galima taip pat rasti mūsų internetinėme puslapyje. Ir dabar šiek tiek dar pabandysiu trumpai apie dažnas sistemų projektavimo ir daugiau gal įrengimo klaidas ir apie papildomų profilių panaudojimą sistemose ir ką jie lemia, sakykime, kokių problemų padeda išvengti. Kai minėjau sistemos sandarą ir tas dalis privalomus sistemos komponentus, tai yra tai, kas numatyta pagal Europos techninį vertinimą, kas turi būti sistemoje, sakykime, kaip komplektas pateikiama ir pakeitus kažkokį tai vieną komponentą, jau tai nebėra ta sistema. Sakykime, pakeitus klijus arba armuojamą į tinką, tinklelį arba dekoratyvinį tinką, tai jau nebėra vieno gamintojo viena sistema, taip kaip reikalauja STR. Tačiau yra papildomi elementai, tokie kaip įvairūs papildomi profiliai, kurie nėra privalomos detalės, tačiau nuo jų taip pat nemažai priklauso. Tai trumpai apie tos reikalavimus įrengimui ir pirmiausia pradėsiu nuo oro sąlygų, kas irgi turbūt aktualu tiek ir planuojant darbus ir prižiūrint. Tai temperatūros intervalas visiems šlapiem procesam, visiems tinkavimam, klijavimam, dekoratyvinio tinko ar dažų naudojimui, tai yra nuo +5 iki +25 laipsnių Celsijaus. Taip pat neturėtų būti vėjas didesnis negu 10 metrų per sekundę, neturėtų būti tiesioginės saulės, neturėtų būti tiesioginių kritulių ant fasadų darbo metu. Visada rekomenduojama pastolius fasadą užsidengti, tam, kad apsaugoti nuo visų šitų neigiamų reiškinių. Dažnai, sakykime, tokios, nepadaryti šitie etapai, neatlikti darbai pasiruošiant, jie gali turėti ilgalaikių pasiekmių, ypatingai tokių pavyzdžių skaudžių matom su fasadais su mineralinė vata, ypatingai kai terminai baiginėjasi, kaip pas mus dažnai įprasta, iki metų pabaigos, žiemos metu, kai rudens pabaigoje jau tokiuose labai prastose sąlygose stengiamasi kažką tai užbaigti iki kažkokio etapo, tai sakykime, labai dažnai tie rezultatai pasimato pavasarį ir kartais ne pačiu geriausiu būdu.
Labai svarbu įvairios lietaus nuvedimo, apskardinimo detalės, jų savalaikis įrengimas, planavimas, kaip visi šitie mazgai veiks statybų metu, kur nubėgs tas lietaus vanduo, kaip bus apsaugotos šiltinamos konstrukcijos. Ir aš labai svarbu, aišku, tai šitas lietaus nuvedimo detalės ir visą kitą įrengti savalaikiai, vėlgi iš karto užbaigus fasado šiltinimo dalį, sakykime, na, įrengti mazgus iki galo, tam, kad nebūtų toliau jau iš karto naujai apšiltintas fasadas ardomas toliau. Gali būti taip, sakykime, būna tokių ir labai pavyzdžių skaudžių, kur daug klaidų atliekama, ne tik, kad oro sąlygos netinkamos, bet ir klijavimo būdas ne pagal technologiją, tai yra neklijuojama visų lapo perimetrų, neklijuojamas minimalus reikalavimas padengimo klijais termoizoliacinės medžiagos, kas, sakykime, pagal Sakret sistemą tai būtų 40% bent jau lapo ploto. Neperdengiamas tinklelis, nenaudojamos meigės, labai, labai daug tokių klaidų vienu metu gali sąlygoti vėlgi labai skaudžias pasekmes. Kalbant apie vėlgi netinkamas oro sąlygas, pastebim, kad kartais rangovai gudrauja, naudoja, pavyzdžiui, medžiagas, kurios yra kaip ir skirtos kitiem produktams, tai irgi noriu akcentuoti, kad yra galimybių šiek tiek pratesti darbo laiką su cementiniais skiediniais, fasadiniais, tačiau tikrai ne neigiamoj temperatūrai. Tai visi tie prieššaltiniai priedai, kurie skirti betonui, mūro mišiniams, jie nėra tinkami ir neturėtų būti naudojami su fasado sistemos medžiagomis. Todėl, kad pirmiausia, jie veikia tik tai cementą, o ten, kur yra produktuose papildomai ir polimerai, tai jie kaip ir nekietėja ar šaltoj temperatūroje, taip ir nekietėja ir tas produktas neveikia taip, kaip turėtų. Kitas dalykas, tie prieššaltiniai priedai yra druskų pagrindu ir dažnai tada gali atsirasti ženklai po panaudojimo, jau sukietėjus medžiagoms, gali atsirasti baltos apnašos ant paviršių ir jau po dekoratyvinio tinko uždėjimo. Tai darbui su mūsų cementiniais skiediniais, BK ir BAK, yra priedas, kuris leidžia pažeminti darbo temperatūrą nuo +5 iki 0. Tai yra komponentas B, miltelių pavidalu priedas, kuris yra dedamas į šios mišinius ir, kaip sakau, jokių būdų neleidžia neigiamai temperatūroje dirbti, bet leidžia dirbti temperatūroje nuo 0, taip pat pagreitina procesų skietėjimo ir gali tokiu atveju, panaudojus priedą, temperatūrą po 8 valandų po darbų užbaigimo nukristi iki nežemiau negu 5 laipsnių neigiamos temperatūros. Tai sakykime, tame pereinamame laikotarpyje dar kažkiek tai klijavimo, armavimo darbų įmanoma atlikti, tačiau vėlgi nereikėtų piktnaudžiauti. Kaip atrodo rezultatai, sakykime, kai armavimo sluoksnis džiūvimo metu gauna daug drėgmės perteklinės, dažniausiai tai iš karto pasimato baltomis dėmėmis, susilpnėjęs paviršius gali būti, nepakankamo stiprio. Aišku, jeigu jisai užšąla, tai dar labiau yra pažeidžiamas ir ekstremaliais atvejais gali reikėti tuos darbus perdaryti. Čia irgi pavyzdys, kai ieškant priežasties, kodėl pavasarį dekoratyvinis tinkas atsisluoksniuoja nuo paviršiaus, pastebėta, kad ant armuojamo tinko paviršiaus yra susidarius tokia kaip ledo kristalų struktūra. Tiesiog jisai buvo, taip pat sluoksniai nebuvo pilnai išdžiūvę, o daug drėgmės ir jie buvo tiesiog jau rudens pabaigoje, žiemos pradžioje užšalę. Ir tokių atvejų, kai iš konstrukcijos dar skverbėsi drėgmė ir nespėja tų darbų atlikti iki žiemos, iki pilnų šalnų, jų yra nemažai. Ir paskui maždaug tie defektai gali atrodyti panašiai taip. Kai kalbam apie pagrindo paruošimą, aš labai nedetalizuosiu čia, tačiau turime galvoje, kad yra apribojimai tiek klijų sluoksniui, tiek šiltinimo medžiagos, sakykime, neturėtume mes kažkaip taip ploninti, storinti.
jeigu pastato konstrukcijos yra nelygios ir turime suprasti, kad fasadų šiltinimo sistema jinai nėra skirta pastato geometrijai kažkaip ištiesinti, atkurti, ištaisyti. Jeigu turime seną pastatą, jeigu plokštumos nelygios, yra kažkokios netektys, visiems tiems geometrijos atstatymams reikėtų naudoti tam skirtus produktus, tai tinko, glaisto mišiniai, tada atitinkamai naudojami gruntai prieš klijavimą paruošimui ir tada jau įrengėme sistemą šiltinimo pagal gamintojų reikalavimą. Vėlgi pavyzdys iš objekto, tai čia ir klijų kiekis, aišku, nepakankamas yra panaudotas, per mažas sukibimo plotas, nėra 40%, tačiau ir pagrindas yra neparuoštas, nepašalinti nesukibę sluoksniai seni nuo pagrindo ir tiesiog tokio paviršiaus laikomosios gebos neužtenka fasadų sistemos įrengimui. Vėlgi pavyzdys, kai klijuojama tik tai taškais, neklijuojama perimetru, tokiu atveju viso plokštumos plotų yra kaip ir toks kaminas ventiliacinis sudaromas, kur oras gali judėti ir tas lemia taip pat didelius šilumos nuostolius. Svarbi dalis klijuojant šilumos izoliaciją aplink angas, aplink langus, duris, visada turėtų būti išpjaunamos L formos detalės. Negali būti daromi plokščių sujungimai ties angų kampais. Tokie sujungimai gali iššaukti trūkius. Armavimo tinklelis, aišku, visais atvejais turėtų būti įplukdomas į užteptą armavimo skiedinį ir jokių būdų netepamas skiedinys iš viršaus kažkaip priklijuot, bandant tinklelį. Tokiu būdu tikrai nesusidaro vientisas armavimo sluoksnis. Taip pat, kas gali iššaukti dar vienas faktorius, trūkius ties angų, durų kampais, tai nenaudojamos papildomos armavimo tinklelio juostos privalomos ties angų kampais. Rezultate galime gauti tokius panašius trūkius, esant pastato konstrukcijų deformacijom. Kalbant apie dekoratyvinį tinkavimą, dažymą, visais atvejais tokie darbai turėtų būti atliekami pilnomis plokštumomis nuo kampo iki kampo arba turi būti įrengiamos atskyrimo juostos. Jeigu sustojam kažkur priklausomai nuo medžiagos, tas sujungimas gali būti labiau matomas arba mažiau matomas. Sakykime, naudojant šiuolaikinės medžiagas, tokius kaip silikoninius fasadų dažus galima gana gražiai sujungti, bet aišku, vis tiek meistras jisai pasirinks tinkamą vietą sujungimo įrengimui. Jeigu, pavyzdžiui, naudojam silikatinius produktus, silikato pagrindu, čia aktualiau gal yra restauracijai, istoriniams pastatams, kur tie produktai yra plačiai naudojami, tačiau irgi reikėtų žinoti, kad silikatiniai produktai nelabai atleidžia tokias klaidas ir tas sujungimas jisai dažniausiai matosi labai ryškiai ir visokie pridažymai papildomi, taip pat jie šviečia tiesiog. Ir vienintelis pataisymo būdas yra dažyti visą plokštumą naujai. Aišku, ir projektavimo metu kartais reikia atsižvelgti į plokštumų matmenis, įvertinti, ar rangovai galės tą plokštumą vienu kartu dekoruoti, ar tai būtų dekoratyvinio tinko dėjimas, jeigu dar naudojam kažkokias nestandartinės apdailos medžiagas ar nestandartinius sprendimus, sudėtingesnius, tokius reikalaujančius meistro darbų daugiau pastangų, reikėtų įvesti tas atskyrimo juostas atitinkamais atstumais, kad būtų įmanoma tas plokštumas vienu kartu dekoruoti. Kartais, aišku, tas geriausiai ir su pačiu rangovu pasitarus įvertinama. Cokolio zona dažnai pasitaiko, kai arba pastatas neturi cokolio, arba tiesiog yra kietos nuogrindos, nėra pakankami nuolydžiai nuo pastato, yra sąlygos sniego sankaupom, vanduo nėra teisingai nuvedamas nuo fasado ir visada tada jau fasadų šildymo sistemos apatinė dalis yra veikiama tų aplinkos sąlygų, drėgmės, šalčio ir jinai pasmerkta taip pat poveikiai. Dėl profilių panaudojimo
Cokolinis profilis yra įvairių jo variantų. Tai mes savo sistemoje, taip pat savo asortimente turime visas tas įprastas ir dažniausiai naudojamas versijas. Tai gali būti PVC profilis kintamo pločio, tai gali būti ten, kur nėra aukštų energetinio naudingumo klasės reikalavimų, pavyzdžiui, kažkur renovacijai gali būti ir aliuminiai cokolio profiliai naudojami vis dar gana patogiai, jie naudojami su papildomais nulašėjimo profiliais, su tinkleliu būtinai kartu. Yra cokolinio profilio komplektai armuojami, taip pat kartais, sakykime, toksai sprendimas pasirenkamas vietoje, kai dedamas toksai kaip nulašėjimo kampas, o plokštuma apačioje yra tiesiog užtepama armavimo skiediniu. Kaip minėjau, tokie nulašėjimo profilių variantai, kurie naudojami kartu su metaliniu cokolio profiliu. Kai cokolinis profilis visai nenaudojamas, tai viena iš pagrindinių problemų tai yra, ir kad nėra tokios tikslios, lygios linijos, sunku gana tą geometriją taisyklingą užtikrinti, taip pat nėra suformuojama nulašėjimo briauna ties cokolio linija, ir tas mazgas taip pat jisai yra netoks atsparus pažeidimams mechaniniams. Taip pat dėl kampinių naudojimų profilių, tai vėlgi pagrinde mechaninio atsparumo klausimas, surišimo plokštumų, ne bendro viso sistemos patvarumo, sistemos tvirtumo. Tai šiuo atveju čia ir cokolinių, ir nulašėjimo profilių, ir kampinio profilio, šitoje vietoje yra trūkumas. Kampinis profilis su nulašėjimo briauna turėtų būti įrengiamas ties visų angų viršutiniais angokraščiais arba ten, kur yra kažkoksai tai plokštumos išsikišimas į priekį, kad vanduo būtų nuvedamas nuo plokštumos tiesiog nuo fasado, nesikauptų lašai ant apatinių plokštumų, nes stovintis vanduo gali iššaukti tokius, sakykime, pabalimus ir sistemos pažeidimus per ilgesnį laiką. Kampiniai profiliai, kaip minėjau, gali būti naudojami įprasti, jeigu yra visuomeninės paskirties pastatai, kur numanoma, kad didesnė yra rizika pažeidimų, kalbam apie kažkokias mokyklas, darželius ir panašiai, tai galima naudoti sutvirtintus kampinius profilius, kurie tos kampų zonas šiek tiek padaro patvaresnės, atsparesnės pažeidimams. Yra universalūs kampiniai profiliai, kurie naudojami ne 90 laipsnių kampams arba patogus naudoti vidiniams kampams ir panašiai. Taip pat yra specialūs kampiniai profiliai arkoms. Palangių krašto profiliai, vėlgi galima pasirinkti skirtingus variantus pagal palangės krašto profilį. Labiausiai rekomenduojamas būtų turbūt U formos palangės krašto profilis ir profilis, kuris klijuojasi ant viršaus. Labai efektyviai nuveda vandenį nuo angokraščio šoninio ant palangės ir nuo pastato fasado. Taip pat galimi ir užmaunami ant palangės krašto profiliai. Toks neteisingas lango profilio panaudojimas vietoj palangės krašto profilio. Kai nenaudojami visiškai palangės krašto arba palangės sujungimo profiliai, yra gana sunku užtikrinti sandarų sujungimą tarp tinko ir palangės krašto vienas dalykas, ten yra rizika drėgmės prasiskverbimo. Ir kitas dalykas, vis tiek visos įdėtinės detalės, ypatingai metalinės, sakykime, tai skardinė palangė, jeigu jinai yra tamsi, jos temperatūrinės deformacijos gerokai skiriasi nuo pačio fasado tinko ir dėl to visos jungtys turėtų būti paslankios, deformatyvios, tam, kad nebūtų per laiką neatsirastų kažkokių pažeidimų. Tai tie profiliai būtent užtikrina tai.
palangės sujungimo profilius, vėlgi po palangę, užtikrina tvirtą sujungimą, sandarų sujungimą ir na, ilgalaikį tarnavimą. Yra žinoma, kad su stipriu vėju vanduo lietaus gali pakilti vertikalę sieną gana aukštai, bent jau pusę metro tikrai gana dažnai ir visi nesandarumai, pavyzdžiui, nes neužsandarintas palangės kraštas, jisai dažniausiai automatiškai iššaukia ateityje problemų. Sujungimo su langu deformaciniai vadinami profiliai. Dabar jau dažniausiai visi juos naudoja turbūt, bet yra galimybė pasirinkti šios profilius pagal lango arba fasado tinko atspalvius šiek tiek, kad nesimatytų tos pačios juostelės. Tai vėlgi galima kreiptis ir sakykime, pasirinkti tinkamą. Jie užtikrina pagrindinę funkciją sandarumą tarp lango ir sistemos tinko. Papildoma funkcija lango profilio tai yra nuplėšiamos juostelės langų apsaugai darbo metu. Tai vėlgi, kas aktualu, ypatingai dirbant su tokiais produktais kaip silikatiniai produktai, kurie su mineraliniais pagrindais sudaro cheminius ryšius, tai paprastai kalbant jau toksai apibėgęs lango paketas turės būti keičiamas, nes praktiškai nuvalyti yra neįmanoma. Vidiniai profiliai tinkavimui, sujungimui su langu, taip pat deformaciniai profiliai. Visos pastato esamos deformacinės siūlės įrengiant fasadų šiltinimo sistemą turėtų būti atkartotos ir tam naudojami specialūs deformaciniai profiliai. Gali būti kampiniai, gali būti plokštumai. Ten, kur nėra tokių didelių deformacijų tikimasi, galima naudoti tokius mažesnio, siauresnio profilio gaminius, kurie mažiau šiek tiek krenta į akis. Taip pat, sakykime, turint tas pačias plokštumas dekoruotas tamsiomis spalvomis arba kontrastingomis šviesia ir tamsi spalva, kai turime didelius plotus, fasado plokštumas didesnėmis nei 6 metrų atkarpomis, kai kuriais atvejais taip pat rekomenduojama įrengti deformacinius profilius tam, kad suvaldyti plokštumų temperatūrinės deformacijas. Yra tokie, sakykime, dekoratyvinio tinko užbaigimo profiliai arba skirtingos apdailos rūšių atskyrimo profiliai. Tai sujungimo su parapeto apskardinimu, taip pat sandarinimo profiliai ir sujungimo su skarda, kai turime stogo detalės arba papildomus stogelius prie šiltinto fasado. Taip pat labai geras sprendimas tam, kad užtikrinti tą skardos ir dekoratyvinio tinko sandarę paslankę jungtį. Ir dar vienas dalykas, tai čia konkrečių gaminių aš, kaip sakyti, neparodysiu, tačiau irgi turime tvirtinimo elementų savo asortimente skirtų šiltintiems fasadams, tai yra fasadų šiltinimo sistemoms, ir kad išvengti tokių situacijų, kai pabaigus šiltinimo darbus yra tvirtinami įvairūs stogeliai, turėklai, lietvamzdžiai ir panašiai. Reikėtų taip pat numatyti tinkamus tam skirtus šiltinimo sistemoms tvirtinimus elementus, tam, kad nebūtų tas fasadas pažeidžiamas ir vėlgi iškart įrengus paliekamos silpnos vietos, nuo kur jis bus toliau veikiamas aplinkos. Tai būtų tiek, ačiū už dėmesį jūsų ir keletas atliktų darbų, tai kaip minėjau, ir renovacija, ir nauja statyba, ir tiek. Informaciją apie Sakret gaminius galite rasti mūsų tinklalapyje Sakret.lt, nemažai dalinamės YouTube platformoje, yra video apie produktų panaudojimą, taip pat naujienos tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tai galite sužinoti daugiau apie mus.
Tai dar kartą ačiū. Jeigu turite kažkokių klausimų, tai mielai galiu atsakyti. Ačiū Tomai už pristatymą. Žvilgtelkim į mūsų čatą, kažkas matau buvo rašyta apie tą Secret Cleaner, bet jūs berods kalbėjote jau. Jo, tai aš matau, kad čia jo nesigirdi. Paskui buvo klausimas, koks tinkas būtų geriausias nuo fasadų pažaliavimo, apnašų, purvo, nuo gatvės, kad ir po 5 metų fasadas neprarastų pirmapradžių spalvų. Tai aš kaip ir bandžiau taip nukreipti, iš tikrųjų tokio 100% sprendimo iš tikrųjų nėra. Mes rinkdamiesi medžiagas, aišku, įvertinam aplinką ir jeigu taip iš įprastų fasadinių medžiagų, sakykime, iš to, ką aš paminėjau, tai silikoninis dekoratyvinis tinkas fasadams, jis turi tas geriausias savybės vandens atstūmimo. Paviršius yra mažiau linkęs kaupti nešvarumus ant savęs, lengviau nusiplauna su lietaus vandeniu, tiesiog atstumia drėgmę ir tuo pačiu atstumia nešvarumus. Tačiau tais ekstremaliais atvejais, kaip minėjau, ten, kur objektuose sąlygos yra labai geros tiems mikroorganizmams augti ir jeigu jie auga ant visų paviršių, nepriklausomai, kaip sakau, ar tai yra kažkoks tinkas, ar tai yra palangės, tvoros, turėklai ir taip toliau, tai, aišku, kad vienintelis turbūt būdas jų atsikratyti yra kažkokie biocidai. Biocidai yra medžiagos kontroliuojamos, mes turbūt patys irgi nenorim jų savo aplinkoje daug turėti, tai gamintojai mes ir negalime ir turbūt nelabai norėtume jų perteklinio kiekio naudoti, tai tiesiog tie sprendimai yra, vėlgi, kaip sakau, eksploatavimo metu irgi fasadą reikėtų prižiūrėti, jeigu mes tokio aplinkoje gyvenam, tikriausiai įvertinti, ar reikia tų artimiausių kažkokių tai augalų, kurie galbūt liečiasi fiziškai į fasadą ir tas taršos šaltinis gali būti, taip pat ir laiks nuo laiko tą fasadą nusiplauti naudojant tas priemonės. Tai į mūsų YouTube kanale yra netgi fasadų atnaujinimo video, kur naudojamas Sacred Clean, Sacred FR preparatas nuo grybelių dumblių ir silikoniniai fasadų dažai. Tai toks trumpas video, kur yra, sakykime, kelios operacijos, kaip atnaujinamas tinkuotas fasadas. Ir dabar yra klausimas dar, kaip apšiltinama ertmė prie deformacinio profilio. Tai mūsų sistemos instrukcijose gale yra mazgų detalizacijos, ten yra numatytos tos vadinamos sandarinimo virvė, jeigu yra tarpelis paliekamas šiltinimo medžiagoje, tai jisai kaip ir deformacinėje siūlėje yra privalomas, į tam tarpelių užsandarinimui dedamos, ar tai būtų šiltinimo medžiagos kažkokios, taip poliuretano pagrindų turbūt dažniausiai naudojamos tos šiltinimo virvės ir paskui yra pats deformacinis profilis, dar būna jo dangtelį uždengimo. Aišku, mes negalim dažniausiai užpildyti tos ertmės kažkokią medžiagą, nes vis tiek turi būti deformacinė, judanti. Tai va, ir apie cleanerį turbūt kažką tai paminėjau bendrai. Tai turbūt ačiū Tomai. Tai dėkui, kad išklausėt. Tikrai gausiai susirinko. Kolegos laiką. Gausiai susirinko dalyvių ir tikrai klausimų buvo. Ačiū tikrai už įdomų pristatymą. Tai gerai, Tomai, mes tas nebetrukdome. Aš dalyviams paleisiu apklausos formą ir tada iki, Tomai, tada. Dėkui, viso gero. Ačiū. Iki.